Už ką tu atsakinga? Už gerą atmosferą ofise. Nu, ta kultūra yra ta, kur kiek aš dirbau visur, vis tiek šiek tiek kitaip gali būti. Net čia kažkoks yra tokių atsilupusių daug. Gerąją prasme. Jo, gerai. O kodėl negalima viens į kitą šaudyti? Mes tiesiog priėmėm tokias paliaubas, padarėm demilitarizuotą zoną, nes jau buvo peržengtos ribos. Sėdžiu mytę, ne, čia su kamera kažką kalbu, atsidaro duris, šūrį. Dėl to, kad aš nuostabi darbuotoja esu. Okei. Čia kiekvienas apie save taip pasakytų. O tai čia antiek šitas visas reikalas išsivystęs, kad net appsus turi šią žuvytę. Taip, o čia yra QR kodas. Taip, aš ir žuvytės galiu atsižymėti. Jo, kad neperšartum žuvyčių. IT yra labai plati sąvoka. Nežinau, tu gali kalbėti apie debesijos infrastruktūrą, apie kažkokias verslo aplikacijas, gali kalbėti ten, nežinau, apie kibernetinę saugą ir panašiai. Žmonės, bet kokiu atveju, su bet kokiu backgroundu, sakyčiau, tikrai gali rasti save. Čia šitą galima bus iškirpti. Ne, mes prieš to prieisim būtinai, nes čia mano galva yra labai svarbus dalykas, kurį reikia aptarti, jo. O jeigu galvoji, tai geriau išbandyti ir tada, jeigu ką, grįžti ten, kur buvai. Sveiki visi, įsijungę šitą, čia net nežinau, ar čia laida, čia kažkas, čia bus labai įdomus pokalbis, bent jau aš jo labai laukiau, gerą mėnesį su šitai žmonėms susijęsti, tai esu įmonėj OXIO ir susipažinti iš esmės atėjau. Ir supažindinti jūs su tais, kurie žiūri, nes labai įdomi įmonė, nes aš iš pradžių tik su viena iš jūsų atstovė bendravau, jau buvo labai įdomi persona ir paskui su vienu kitu vis, va čia teko pabendrauti, yra kažkas tai labai įdomus rinkinys. Tai gal geriau bus, jeigu ne aš apie jūs pasakosiu žiūrovam ir žmonėm, bet apie kiekvieną iš jūsų pats pasikalbėkit. Taip, prieš mane sėdė Žilvinas. Žilvinai, kiek metų tu čia jau esi? Aš 2 kartus čia esu. 2 kartus čia esi? Čia kaip į kalėjimą grįžti. Okay. Už tą patį. Okay. Tai pirmą kartą buvo, nepasiruošęs, reikia skaičiuoti, nuo 16 iki 20, kai covidas nebuvo dar. Ne, 19, atsiprašau. 3 ar 4 metai prieš, tada išėjau ir per covidą pirmą karantino dieną, kai visi užsidarė, užsilokino, aš grįžau į ofisą čia. Oba, čia tavo buvo pabėgimo planas, ne? Nes pirmą darbo dieną tai, tuščia, tavasi nieko nėra. Keli žmonės, su kuriais visą covidą ir pragyvenam. Čia negalima sakyti. Tai nieko, jūs čia karantinas. Okei. Ir tada nuo 20, man atrodo, covido, tas, kovo mėnesį. Tai nuo tada, 4 kiek čia metų. Vėl. Ir vėl atgal. Nežinau, ar 3 kartas dar bus. Tai gal jau, nieks nežino. Monika, labas. Labas visiems. Labas visiems. Kiek tu laiko čia ir ką tu čia veiki? Šiaip iš tikrųjų čia aš esu dėl Žilvino. Galvoja, man čia blogai, tai tegul ir Monikai būna blogai. Ne, juokauju, iš tikrųjų, tai esu čia beveik 4 metai. Tai mane čia pasikvietė Žilvinas, dėl to, kad aš nuostabi darbuotoja esu. Okei. Čia kiekvienas apie save taip pasakytų. Nes čia jau... Ne, aš galvoju, apie Moniką pasakyčiau. Gerai. Už ką tu atsakinga? Už gerą atmosferą ofise. Ne, šiaip aš esu atsakinga labai darbuotoja. Šiaip dirbu su D365 FO sistema. Esu finansų konsultantė. Atsiprašau, senior finansų konsultantė. Tai vat, ir atsakingas už viską praktiškai. Tai mes dar gal prieisim, kaip čia tą paaiškinti po to. Donatai, labas ir tau. Kiek laiko tu čia ir už ką tu atsakingas? Už ką sėdė? Aš dabar sėdėjau, skaičiavau, kiek čia laiko. Tai 6 metus gaunas iš viso. Be perstojo. Tai stažas ilgesnis negu Žilvino. Ne. Bet tavo distancija yra ilgiausia kol kas turbūt iš čia esant. Žinai, tu be perstojo variai. Tai šitos salytės taip. Maratoną. Bet aš dar ne maratonininkas. Šitas maratonininkas buvo prisėdęs parūkyti vienu metu. Sprinterį. Bet galim ir dinozaurą atvesti. Gerai, o kiek dinozauras čia yra išbuvęs ilgiausiai?
Nuo pradžio? Tai niekas nežino, nes niekas nematė pradžio. Okay. Gerai, o šiaip įmonė kiek laiko gyvuoja? Nes aš žinau, kad buvo ir pavadinimas lyg tai keistas, ne, tai čia, nežinau, nuo nepriklausomybės pradžios ar čia kažkada vėliau? Šiaip nuo tarpukario, man atrodo. Ne, šiais metais buvo, ne šiais metais 25 ar... Šiemet 25 metų. Jubiliejus. Jubiliejus. Geras, tai čia jau irgi jau prie tokių, žinai, rimtesnių galima į sąrašų padėti, kas tiek laiko išbūna. Nes ne visi ir tą COVID testą atlaikė, tai gerai. Kaip jūs, nežinau, paaiškintumėt močiutei arba vaikui, vienu sakiniu, ką jūs veikiat? Oi, paprastai. Prie kompų Su kompiuteriais dirbam. Su kompiuteriais dirbam. Tiesiog. Paprasčiausias, visi galvoja. Nu, nes nėra kitaip, kaip paaiškinti močiutei. Tai močiutei paaiškiai, kad prie kompo dirbi ir sakai, kad nebadauju močiutė, tai jai viskas ir ramu. Iškart aišku. Jo, nes ten į detalės lys matyti neverta. Bet yra klausia, nežinau, vyresni, kad žinai, kai būna jaudinasi dėl savo ten anūkėlio, viskas gerai, ką veikia? Ir tada sakai, tiesiog prie kompo sėdžiu močiutė. Ne, tai, pavyzdžiui, man vien tėvam reikėjo, dabar po beveik 4 metų pagaliau pradeda mano tėvai suprast, ką aš dirbu. Ir jau gali pasakyti, kai draugės klausia mamos, tai kur tavo dukra dirba, nu, kad būtent tą. Ką mama pasako draugėm? Nu, tai visą tiesą, žinai. Ne, nu, tai nes, sunku paaiškinti žmonėms, Nežinom, ką tu mamai pasakyti, galėtum kokią nesąmonę pasakyti. Nes blogiausia būna, kai su kokiam tetom kalbėsi, ne, ta prasme, ir tu bandai papasakoti ir pradedi nuo to kompiuteriai, kad tema užsidarys, bet ta tema neužsidaro, tai papasakoti detalių, nu ką su tais kompai, žinai, nu okei, tada pasiraitoji rankovės, tada pradedi pasakoti detalės ir tada gaunas matas kaip akis, taip nueina, kažkaip išeidinėja ir tada toks nerimas matas veidai ir tada nueina pas kokius tėvus, jam viskas gerai, Nes teto matyti irgi, žinai, azartas skyla, nes jos jau irgi prie kompų sėdė ir galvoja, aš turbūt suprasiu apie ką jisai. Ir tada, kai pasimeta, labai liūdna pasidaro. Aš tai labai detaliai neaišku, aš vis laik sakau, nu, tai ką ir darom su verslo valdymo sistemom, kurios ten padeda valdyti verslą. Ir ten paskui turbūt žmonės galvoja. Tu negalai klausimų dabar, o tu kaip jūs tą verslą valdat? Jo, ne, iš tikrųjų tas klausimas verslo valdymas. Padedam, sistemas diegiam. Bet gerai, ir tada klausimai, kas per sistema, kokios sistemos, nu žinai, nes įsivaizduoja Excelį. Klausai, ten vienas klausai, tu kaip čia, pagal tą žmogų, kuris tavęs klausia, tu žinai kaip paaiškinti, ne? Ar ten lysti detalės, ar ten... Arba prie to, kas ant stalo, ne, sustatyta. Čia, žinai, žiūri, kiek laiko turi. Turbūt, nežinau, nebuvo čia ne vienam pirma darbovietė, ar ne? Buvo kažkaip kitos vietos, kur teko dirbti. Kodėl jaučiat, kad čia, jūs jau čia, nežinau, ne 2 metai, nes, žinai, dabargi kas 2 metus žmonės mėgsta keisti darbą, bėgioti, ieškoti kažko tai, o jūs čia ir kažką lyg ir radot, kažkas čia jūs verčia grįžti. Kodėl? Nu, grįžau. O kodėl? Vat įdomu, kodėl? Nu, pirmas dalykas, aišku, įkalbinėjo grįžti, ne, bet turbūt... Kas yra malonu jau? Nežinau, malonu, nemalonu, čia situacijos reikalas, bet vis tiek, nu, kai kalbinėjo, kodėl grįžti, ne, tada natūraliai argumentas, tai turbūt vėl, pirmas dalykas, nu, žmonės čia faini, ta kultūra, ne, pirmas dalykas, nes jau pažįstami visi, nu, nauji prisijungia, bet turbūt, na, ta kultūra yra ta, kur kiek aš dirbau visur, vis tiek šiek tiek kitaip gali būti. Ne, čia kažkoks yra, nu, tokių atsilupusių daug. Gerąją prasme. Gerai. Okay. Monikai Vakis. Gerai, nu, bet čia Žilvino liudimas. Monika, kodėl tu čia jau? Čia yra labai keista, kad aš čia, nes aš kas 2 metus keičiu darbą ir kai čia dabar pagalvoju, kad 4 metai tuoj bus, aš vis dar čia ir net nenoriu niekur išeiti, tai čia yra wow. Tikrai wow. Tikrai wow. Tai gerai, tai tada aš kaip koks psichoterapeutas dabar klausiu, tai kodėl tu čia grįžti, jau 4 metai eina? Kodėl? Nu, kas čia dar tau taip yra, kas tave kabina čia grįžti? Darbo prasme, tai gal pakalbėsim vėliau, kas kabina, bet šiaip, nu, Žilvinas teisingai sako, žmonės, tu čia ateini, tu jautiesi kaip namie. Nu, prasme, ta laisvė, būt savim, tai... Nu, veža turbūt. Čia nori kiekvieną dieną ateiti. Nedirbi iš namų. Tai va, mes ir nedirbam iš namų. Mes einam į ofisą ir visi būnam kartu ir dirbam kartu. Ir šiaip tą laisvas minutės leidžiam kartu, tas yra labai faina. Okay. Jo, geras žodis buvo laisvė būti savim. Tai čia matyti jo, to daug yra. Donatai, tavo atveju, kas kabina grįžti? Kodėl neišeit?
dėl manęs ateina į ofisą. Vienareikšmiškai. Kaip pasinsėjo, ne? Jo, tai daug kas iš tikrųjų nelabai supranta, irgi kelia klausimus, aš 6 metus, tipo, why, žinai, kodėl tai, man atrodo, žinai... Ypač draugų, tai nebejo, yra tokių žmonių, kurie nesupranta tavęs. Nes pas daugelį yra, ta prasme, tie tokie 3 metai, kaip sako, 3 metai keiti darbą, 3 metai keiti darbą. Ne? Ir daug kas kalba apie tai, kad karjeros galimybės, ta prasme, augimas, dažniausiai nekeičiant organizacijos to neišeina padaryti. Tai pas mus jaučiasi tas, kad yra, kaip čia pavadinti, lojalumas vieno kito atžvilgiu. Žinai, dažnai, kai darai kažkokią tai užduotį, ar ne, turi kažkokią tai funkciją darbę ir tu ją tiesiog atidarai, užbaigi, padarai, kaip padarai ir išeini namo. Ta prasme, pas mus visus jaučiasi, kad mes tokie susibūrėm on the same page, kaip sakant, kurie, žinai, stengiasi ekstra mylę visą laiką. Ir, žinai, jeigu tu visą laiką ekstra mylę varytum, tai tu pavargtum, bet kai tu aplink save matai tuos pačius ir kai tu stengiasi dėl to bendro tikslo, tai ne tiek kiek darbas, bet tu pačiam faina, žinai, ta prasme, nes. Nu, tik toks komandiškai tai darom, iš tikrųjų. Okay. Iš esmės, kiekvienas pasistengia, kiek gali ir tai jūs kartu tobulėjat, nes kai, jeigu yra tie, kurie kas 3 metus keičia, jie patys tik apie save atrodo pagalvoja, ar ne? Okay. Tai čia kas 3 dar daug, dabar yra jau, turbūt po metus. Jo, tai 2 čia ta tendencija dabar. 3, žinai, taip, jau tokie medalius kabina, žinai, sako, čia jau 3 metai viena vietoj. Ok, gerai, gerai, čia yra įdomu, kad galima va taip kartu, bet turbūt būna sunku, kai kažkas, ar būna, kad žmonės išeina iš čia? Prašau. Buvo, išėjau. Bet tai yra, iš esmės, tai pasipildo lėtai kolektyvas, tai prasme, čia tokių senbuvių daugiau, nes rotacijos, suprantu, nėra didelės, ar ne? Jo, būtent tai pas mus svarbu, kad kaita maža yra, ne? Tai reiškia, tie, kurie ateina, nu, tie užsisėdi, sakykime, jau ilgesniam laikui, tai nėra tos kaitos, kur dažnai kartais įmonės turi tą problemą, kai dažnai keičias, tai žmonės, nu, jie nesusibildina kartu. Taip. Ir tas turbūt to ryšio nėra, tada lengviau ten keisti darbą po darbo. O pas mus, nu taip, kai yra koks malonus kolega išeina, visada skaudu kažkur, ne, nes ten susibildinai kažką ir tu atrodo galėtum kartu dirbti, okay. O jis čia jau išeina. Bet dažnu atveju tas, kuris išeina, pakeičia irgi fainas žmogus. Tai nėra taip. Taip. Jo. Bet čia, žinai, pas mus irgi labai daug tokių yra, kur ne tai, kad išeina ieškoti kažkur žalesnės žalės, bet iš tikrųjų, man atrodo, tikrai nemažai žmonių, galbūt net nemažai tikrai dalis išeina kažką savo daryti. Pavyzdžiui, tiesiog ilgą laiką, pavyzdžiui, dirba, nežinau, pavyzdžiui, pardavimuose, bet viena kolegė iš tikrųjų dabar išvystė ten savo kvepalų, inovatyvių kūrimo, ten biznį didžiulį ir panašiai. Tai tokie vat irgi būna, kur, ta prasme, ne dėl to, kad eit kažkur ieškoti žalesnės žolės pas kitus, bet... Keičia kryptį. Aš žiūrėjau, keičia kryptį, gal net tiek daugumos turbūt nėra, gal kaip, nu, paminėta, kad į savo kažką, bet, nu, tarkim, tokia visiškai gal posūkį daro dėl vienu ar kitų priežasčių savo gyvenime. Ne dėl to, kad jam blogai įmoniai, bet kad išeiti ten dėl žalesnės žolės, tai tokių tikrai mažuma turėtų būti. Geras. O atsiminat savo, nežinau, darbo pokalbį, kaip jūs jautėte šią tą kartą, kai jūs pakvietė, gal sakė, kodėl tave atrinko, o ne kažkokią kitą. Kurį? Ne, man pats pirmas įdomus, nes vis tiek tu būna, žinai, ateinigi toks vis tiek dar kažkaip susimobilizavęs pats viduj, tu čia bandai kažkokiu būti ir pamato tavyje už to tavo viso vaizduojamo fasado kažką daugiau negu tu rodai. Atsimenat darbo pokalbį? Aš labai gerai prisimenu pirmą kartą, kai atėjau, tai 2015 metais pakvietė į pokalbį, mes pakalbėjom, bet kažkaip pozicijos tuo metu man, neturėjo, liktais norėjo priimti, bet neturėjo ką pasiūlyti. Taip, ne? Okay. Ir paskui po metų man vėl paskambino. Netgi jau tada kita personalo vadovė buvo, kuri iki šiol dirba. Ir tada pasikvietė, sako, vat, yra vieta. Nu, tai po metų taip gavos grįžau. Tai po pirmo pokalbio. Okay. 2 pokalbiai buvo, vienas ir laiko tarpas yra pokalbių 1 metai. Gerai, nu žodžiu, darbinimas užtruko metus. Okay. Ilgai, kaip valstybinė įstaiga, žinai. Gerai, o pačiam koks jausmas buvo čia va, tą pirmą kartą būnant po to jau prieš tos metus? Tai turbūt jau pirmą kartą, ar antrą, ten, kiek tų pokalbių buvo, turbūt, bet tada jau pasimatė, kad žmonės, kurie dirba tokie, bet čia liktais jau pirmą pokalbį tu matai, kad turėtų būti smagu dirbti, nes toks
kultūra, tas kultūrinis visas dalykas, tas smagumas toks. Ir tai, ką daro, supranta, ką daro, atrodo. Okay. Tai toks, kabino iš karto. Okay. Monika, tavo patirtis kokia? Aš tai atėjau tą darbo pokalbį apskritai tokia labai, nežinau, labai pasitikinti savim, nes kai eini per rekomendacijas, tai toks jautiesi biški laisviau. Ir iš tikrųjų tas pirmas pokalbis, man atrodo, COVID metu buvo, ne? Man atrodo, kad ten tas dar toks laikotarpis. Turbūt, jau. Jo, ir aš taip atėjau, aišku, rankos dreba viską, bet įeini, pradedi šnekėt, man atrodo, ir tu tada pasitikai dar, ir personalo vadovė, ir taip šneki, ir tu jautiesi jau kaip namie. Ir aš tada galvau po to pokalbio, tai jeigu dabar manęs nepriims, tai kaip čia dabar, tai aš noriu dabar čia eit, toks iš pirmo jau buvo. Po antro pokalbio, tai iš vis sėdėjau ir laukiu, tai kada čia man paskambins, kada, jau net nebuvo kažkokių net minčių kažkur kitur eiti, čia ir viskas. Gerai, Donatai, tavo, kokia buvo patirtis įdomu? Tavo irgi įdomi istorija, iš tikrųjų. Jo, bet pats pirmasis pokalbis su Ala, tai iš tikrųjų personalo vadovė, tai tas ir labai gerai atskleidžia įmonės kultūrą. Tai sakai, ta prasme, tu atsisėdi, nėra to perdėto formalumo. Čia tas svarbiausia, aš manau, nes dažnai organizacijos bando savo ten kažkaip profesionalumą išpūs, parodyti, pasako dalykus, žadėti dalykus, kurie ten, nežinau, galbūt neįgyvendinami yra, ne? Tai kas labai gerai, kad mes ir savo klientam, aišku, visą laiką bandom tos lūkesčius, išgynyti, tai čia tas pats visur eina ir per personalo atranką. Tai jauties pirmą kartą darbo pokalbį kaip namie, bet visą laiką sulaukia labai provokuojančių klausimų. Tai ten pas mane irgi tokių buvo. Tai, bet iš tų tokių klausimų ir prasifiltruoja žmonės. Okay. Gerai, tie provokuojantis bent vieną pateik, apie kas tave taip prigavo, kad, sakai, buvo provokuojantis klausimas. Kas čia galėtų būti? Ta prasme, tiesiog, aš sakyčiau, galbūt provokuojantis net toks galbūt klausimas, bet kiek sėdinčio prie tavęs žmogaus, ta prasme, pasikeitęs tonas. Tai tu dabar man pasakyk, o kodėl tu čia dabar? Kodėl tu čia dabar? Ir tu man papasakai, ir tu jauti iš to tono toksai provokuojantis. Man atrodo, šito klausimą. Ne, bet buvo. Yra šitų, ta prasme, aš provokuojant šitų klausimų iš tikrųjų neleistinsiu čia, nes čia tokia, kaip pasakyti, mūsų know-how. Vidiniai dalykai, gerai. Kad kiti nespėtų pasiruošti. Bet, ką mes sakom, visą laiką personalo atrankoje, mūsų įmonės pavadinimas šiek tiek čia prieš metus buvo kitas, pasikeitėm, bet tuo metu mes visą laiką, pavyzdžiui, šnekamės, viduje kažkoks naujas kolega atėjo, kandidatas. Ir klausimas, kolumbusinis ar ne kolumbusinis? Tuo metu mūsų įmonės pavadinimas Kolumbus buvo. Tai mes visą laiką žiūrim per tą prizmę, kaip čia ta frazė yra, hire for attitude, not for a skill set. Tai Abi dalis žiūrim, bet tikrai visada per atranką žiūrim, ar žmogus kultūriškai jis gali artimas, tinka, nes tikrai būna tokių atrankų, kur jau pirmą pokalbį matai, kad tas žmogus, jis tiesiog neatlaikys mūsų. Kompetentingas, bet, jam bus čia kultūriškai ir jam nefaina, gal ir mums nelabai. Okay. Tai labai įdomu dabar, kad neišgąsdint žmonių, kurie žiūri, kad neatlaikys jūsų, žinai, nes kas čia tada per rinkinys. Čia nieko blogo. Kaip jūs apibūdintumėt šitą kolektyvą, kuris čia šitam 6 aukšte reziduoja ir žinau, dar kažkur liktai dar yra ofisas, ne? Bet Kaune. Apie ką yra Oxio, kokie čia žmonės renkasi? Aš tai manau fainiausi. Fainiausia labai paviršium yra. Jie tiesiai sako, ne, aš suprantu, tai yra žmonės, kurie nežaidžia kažkokių tokių papildomų žaidimų. Jeigu yra kažkas, jie tiesiai kalba, aš kiek supratau. Tikslas vis laik, rasti aišku kompetitingą, kuris galų galę susirinkam į UAB darbas dirbti, ne koks nors ten, nežinau, žvejų būrelis. Tai. Kad visiems faina ir tiek būtų. Tai kompetencija, pirmas dalykas, bet antras dalykas, ta softinė dalis, kaip žmogus, ne, kai jis būtų toks atviras, turbūt nieks kokių ten melagio nemėgstama, arba tų intrigų kūrėjų, kai jis būtų atviras, nuoširdus, bendraujantis, nebūtų labai uždaras, užsidaręs, visokių aišku būna, visi negali vienodai būti, bet kuo arčiau šitos dalies, kad jis būtų bendraujantis, draugiškas, su kuriuo dirbsi, žinai, ir nepavės tave. Tie socialiniai įgūdžiai irgi yra labai svarbus. Okay.
O jaučiat, kad jūs patobulėjot, pasikeitėt šiek tiek kaip žmonės įsidarbinę čia, ar tai buvo tiesiog jums patogus, ne tik kad patogus, bet idealus fitas, kad jau tokie buvot ir jūs čia maksimaliai esat, nes gal, žinai, kažkokius įpročius ar save reikėjo šiek tiek pakelti. Nu, keiktis daugiau pradėjom. Keiktis daugiau, tai okei. Čia šitą galima bus iškirpti. Ne, mes prieš to prieisim būtinai, nes čia mano galva yra labai svarbus dalykas, kurį reikia aptarti, jo. Bet be keiksmažodžių, ar dar buvo kažkas tokio, kur jaučiat, kad jūs šiek tiek kitokie dirbdami čia, negu buvot prieš tai? Gal laisvesnė. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, laisvesnė. Dar vis pilnai galiu būti savim, nei kiek, visas kaukės palieki kažkur. Ir, man nereikia apsimetinėti. Jeigu aš ateinu darbą, man nėra nuotaikos, visi mato, kad man nėra nuotaikos. Ir man nereikia to slėpti. Ta prasme čia. Galima būtų kartais, bet... Negalima, Donatai. Neišeina. Gerai. Donatas taip galva palenkęs. Kaip tu, ar jauties šiek tiek kitokiu būdamas čia dirbdamas negu prieš tai? Žinai, aš tai taip jau pasakysiu, pas mus kas dar yra, tai yra... Kaip Žilvinas sako, mes vienas kitu labai pasitikim. Ir aš tą patį šiek tiek akcentavau, ar ne, tai mums yra iš tikrųjų suteikiama nemažai laisvės. Per tą prizmę, kaip padaryti vieną ar kitą užduotį. Pavyzdžiui, kaip parduoti, ar kaip pasiūlyti klientui vieną ar kitą projektą, kaip vieną ar kitą pozicionavimą, kaip su klientu bendrauti. Kaip jį pritraukti ir panašiai. Nėra to, tai vadinamo mikromanagemento ir panašiai. Tai aš sakyčiau turbūt, ir tu sakėjai, kad nėra to tokio susikaustimo galbūt. Ne? Tai ir iš to ateina augimas. Kai tau duoda daugiau laisvės, tu pradedi dirbti taip, kaip tau tinka dirbti. Nes ne pagal kiekvieną šabloną kiekvienas gali dirbti. Ir pas mus yra labai daug skirtingai dirbančių. Pavyzdžiui, pas mus pardavimų skyriui yra visiškai skirtingi žmonės, kurių ir pardavimo stilius, ir strategavimo stilius labai skiriasi. Bet kiekvienas mes save vienas kitą papildomą kaip organizacija, tai iš to augimas ateina. Ne? Nes jeigu visi skirtingi, tuomet daugiau ir išmoksti vienas iš kito. Jo, čia tas gal geras kampas yra, kad pas mus nėra ta įmonė, būna įmonė, kur labai griežtos taisyklės, tu darai taip, ir čia raudona linija, čia raudona ir tu negali laviruoti, kūrybos mažiau, ne? O pas mus atvirkščiai tos raudonų linijų, jos arba labai plonos, arba jų nėra. Ir kiekvienas darbuotojas turbūt, tas, kas nori, tikrai gali kūrybiškai atsiskleisti vienoje ar kitoje srityje, tai jis pats tobulėja tuo pačiu, bet ir įmonė tą gauna kažkokiu iš tų gabaliukų, kūrybinių vadinkime, ne kažkokia visuma, komandiškumas tam tikras dedasi. Okay. Geras, tai labai svarbus dalykai, tas laisvumas. Iš mano patirties irgi jie kažkur buvęs, tai yra labai dažnu atveju tas toksai sėkmės garantas, geras labai pagrindas viskam. Tai iš to laisvumo, aš manau, ateiname į tos keiksmažodžių temos, į kitos laisvės išreikšti ir emociją, ar ne? Tai gerai, kaip jūs, man įdomu, kiekvieno jūsų santykis su tuo, nes ateini turbūt nesikeikia pirmo pokalbio, ar ne, ten darbo metu, arba pirmą savaitę gal jau išgirsti, bet kaip su tuo reikėjo dylintis, aš skaitau, kad yra gerai, kai tu gali bet kokiuose santykiuose savo emociją išleisti, jausti saugus tai padaręs ir tu žinai, kad tave priims, nes emocingas žmogus vis tiek kiekvienas yra. Tai kaip jūs su to susidūrėt, tos pradžios man labai įdomu, nes vis tiek tai šioks toks kultūrinis šokas yra, nes augina nuo mažens keiktis negražu, bet sveika. Ane? Pradžios tikrai neprisiminsiu ten dabar, būtent ta tema. Bet aš galvoju, šiaip, mes netgi per atrankas kartais tai atvirai žmonėm pasakom, kad pas mus, žinok, tu net keiksmažodžius tikrai išgirsi, ne? Gal ne kiekvienam tą pasakom, bet matom, jeigu žmogus, mums primtinas yra, tai toks, jam linksma bent būna pokalbio metu. Tai, matom, kad jis čia gerai jaustųsi, ne? Ir tai turbūt irgi kabina kai kurios žmonės. Okay. Jums sakė, kad bus keikiamasi darbo pokalbio metu? Man atrodo, tuomet dar nebuvo šitos kompanijos tokios, tokiai kūnų labai didelių, bet iš pat pradžių jautės, komunikacija tvara, nėra tai, kad tu ateini ir ten
piktai kažkas daužo stalą ir keikėsi. Žinai. Ne apie tai, žinai. Čia galbūt Jo, tiesiog ta ne iš komunikacija. pykčio tas Jo. keiksmai kažkokie čia skamba kartais, bet turbūt iš džiaugsmo daugelį atveju, ne? Nu kaip, jeigu indaplovė neiškrauta Jo, rytais. čia Okay. atskirkim visus ir Monikai atskirai. Tai Monika randa iš neiškrautą indaplovę, tai nusikeikia garsiai. Visi viena girdi. office, viena virtuvėlė ir tada pati iškrauna ir nusiramina. Ir tai būna. Ir tai kartojasi, ne, pasirodo tas... Pastoviai. Ir dar sako, nesikeikit, nesinervuok. Žinai, bet keikimės mes intelektualiuose temose, tai tas gaunas toks, žinai, harmonija. Reikia harmonijos. Jo, tai vad būtent. Tai... Nes jeigu tu, žinai, jeigu ir stengsies, kad būtų labai faina ir gražu, bet sakau, tai turi būti ir atsvara tam visam, tai turi būti jo, labai labai... Sakau, mane tas labai, aš ir Vatsualą, kai kalbėjau, irgi man... Iškart keikės? Ne, iškart keikėsi, bet jinai pasakė, kad sako, pas mus yra, bet aš matau iš to, kaip jinai tai pasakė, kaip tai pristatė ir man jau pačiam labai įdomu pasidarė. O pati tame dalyvauja. Okay. Tada grupiai. Geras. O būna, nežinau, vis tiek būna turbūt, kad pykstatės dėl kažko, ar ne, nu, mes apie indaplovę išgirdom. Šiaip, man įdomu, o kaip tą konfliktą paskui sprendžiat, nes čia yra labai irgi svarbus Mes su dalykas. Donatu mėgstam Labai pasipyksti, bet Va. mes labai profesionaliai, sakyčiau, pykstamės. Tai toks pas mus sveikas darbinis būna pyktis. Čia sakau, su Donatu konkrečiai. Su Monika irgi turbūt galima. Taip, taip. Gal darbinių reikalų aš tiesiog neturiu, tai... Bet su Donatu mes toks, labai, sakyčiau, sveikas darbinis pyktis būna. Taip, Vienas kitam užpakalius konstruktyvus. paspardom ir einam abudu. Jo, bet tada ir einam dirbti, žinai, ten, kur neatidirbam. Jūs tada neužstringat, nelaikot savį ir kad dabar aš atkeršysiu ir kažkas tokio. Tai yra... Tai mums laiko gaila, jeigu labai užsišiksim abu, ne? Tai abu prarasim daug brangaus laiko, Mes ko kalbame, neturim. jo, apie Tai efektyvumą. mes labai staigiai, taip, tuk, ir viskas, einam parūkom, toliau dirbam linksmai. Okay. Arba mes tokie esam, kad pykčio ilgai nelaikom, nežinau. Ok, geras. Tai kaip ir atsakyti į klausimą, tai iškia sprendimas yra, kad kultūra, kad to nelaikom. Tai iš to ir gimsta tie visi keiksmažodžiai, tos emocijos, nes tu greitai išsilieji, nusiramini ir eini toliau dirbti ir toliau su visais Toks, jeigu gerai. Monika, girdžiu ofise pikta, aš kartais net nereaguoju, nežinau, va toj. Arba kartais Tuoj. per subinuku. Kyla emocijos, va šiandien, pavyzdžiui, pilnatis, ne, rytoj. Jo. Tai tas labai jaučias, po žmonės. Jaučiasi, žinai, jo. Labai pikai tokie atsiranda, bet tai ekscesai turbūt. Ok. Aš žinau, kad jūs visai neseniai čia visa įmonė važiavot atostogų. Visi kartu. Man irgi Ala apie tai šnekėjo, mes gan seniai matėmės ir dabar esat po tos visos, po to nuotykio, po tos visos patirties. Jūs man galite papasakoti iš vis, kaip čia tai atrodo iš šono, nes man, bent jau mano darbinė patirtis yra tokia, kad aš nelabai būčiau turbūt norėjęs su kažkuo važiuoti atostogų. Savaitė ten ar ne buvo? Savaitė kažkas Mažiau. tokio. Mažiau? Keliom Ne, mes dienom. važiavom 4 dienas. Turbūt, kas svarbu, tai niekas nesusipyko per tas 4 dienas. Neįtikėtina. Važiavo 45 žmonės į Turkiją, Aha. į viešbutį, kur viskas įskaičiuota, viskas smagu. Bet žiūrėk, Bet tai ir sakai, buvo- niekas Ne, viskas buvo nesusipyko, įskaičiuota. su rusai susipykom. Ne, tai rusai ne mūsų įmonėje dirbo, beje, ne mūsiškiai, ne svoji. Tai jie nesiskaito. Bet Turkijai buvo Kas buvo? pykčio. Pykčio? Bet ne vieniem ant kitų. Ne, mes tai. Jo, tai čia va čia svarbu labai. Tarpusavį niekas nesipyko, bet tikrai buvo šiaip smagu, kas norėjo, nežinau, lieka, kas norėjo ten raftingą kažkur, tai, tikrai smagu buvo, Žiūrėk, kas keista buvo, kad... mažai miego. Gaudai iš vis miego, bet žiūrėk, kad, pavyzdžiui, vis tiek kiekvieną vakarą, visi susirinkdavo. Jo, Viso jo. baro stalus sustumdavo, visi prie vieno stalo, nesvarbu, kad tas stalas, žinai, jau ten nebeįmanomų formų, Lego. bet vis tiek visi prie vieno Jo, stalo. čia geras ponas. Okay. Kiekvieną vakarą prie baseino, tokiam bare, stalų daug prisitempia visi ir sėdė, keliasdešimt žmonių, o ten kitur aplinkui tik pavieniai tie visi kiti. Tai tas jautės, kad net atostogų metu tas neišbyra visi taip staigiai. Jo. Dieną taip visokių ten veiklų, kas ką nori, bet vakarė vis tiek buvo ta vieta, visi vis tiek sueina. Ok, tai va čia įdomu, jo, kad kiekvienas matyt galėjo, nes aš įsivaizdavau, kad ten visi krūvoj, kaip ekskursija, visi dabar Ne. ten, visi va ten. Ne, dienom pilna laisvė, visi grupelėm, kažkas ten tinklinį žaidžia, kažkas maudosi, deginasi, paskui vis tiek paplūdimy dažnai ten visi dauguma susitikdavo, ne? Tada dieną kažkur nori, kas ekskursiją išvažiuoja, ten, nežinau, 10, tarkim, žmonių į raftingą, ne? Vieną dieną, kitą dieną kažkur kitur. Tai toks, pilna laisvė tuo pačiu, bet vakare visi vėl. Geras. Norėtumėt, kad tai vėl kartotųsi kitais metais? Tai ir kartosis. Kartosis, ne?
Mes nebejojam. Geras. Tai naudos tikrai daug buvo, nes aš girdžiu, kad labai pozityviai visi vertinat ir kažkaip... Nes, ir apklausą darėm. Kaip patiko, ne? Tai tikrai balas, aš bijau sumeluoti, bet tam buvo... Geras balas, labai labai. Okay. Visi žmonės kaip ir patenkinti, tikrai. Neužknysom vienas kito, tai jau gerai. Čia kaip pasakys, žinai. Papasakok, aš tai nežinau. Biškiai atsibodo. Tu man, pažiūrėjau, labai atsibodai, taip. Gerai, man įdomu dar, kokių jūs dar kitų ritualų čia turit, nežinau, galbūt, tokių veiklų, kur darot visą laiką, bet nepagalvojat, kad tai yra galbūt ritualas. Vis tiek yra kažkokie dalykai, kurie pas jūs galbūt kasdien ar kas savaitę kartojasi. Kuom galit pasigirti? Aš sakyčiau, kad pagrindiniai ritualai, aš nežinau, vasaros metu pas mus standartiškai tie renginiai tokie, kur susiorganizuojam, ar tai būtų... Jo, tai čia klausimas apie renginius, tokios veiklas, ar tai man įdomu ir ofisiniam gyvenime, galbūt, nežinau, ten turit, nežinau, kokias merginos ten renkasi pirmadienį kavos pagert kartu, arba ten vyrukai kažką savo turi, ar ten visi kartu. Tai yra jo ir savaitės eigoje, ir tie metų renginiai irgi šiaip labai įdomu. Bet labiau įdomu gal kasdieniniam gyvenime, kažkas tokio, kas padeda tą ryšį išlaikyti. Kažkokie tokie maži dalykai. Vienas iš karto, kas man kyla galvoje, tai susišaudimas. Susišaudimas. Buvo biškio apnyko, reikia gražiai. Buvo toks. Kas yra susišaudimas? Buvo grupuotė čia žmonių, kurie, mes turim ofise, aš nežinau, kiek nerfo ginklų, iš kurie ten, priviso, žodžiu, tų ginklų. Nerfai. Jo, ir aš nežinau, turbūt ten 10 kokį minimum jų yra, turbūt kažkur išmėtosi vis. Okay. Tai čia karts nuo karto... Ja, čia realiai mūšiai būdavo. Call of Duty, realiai ofise. Tai, galime priedanga... Dažniausiai šokas, kur prabūna kokias 2 savaitės ofise, pradirba, nėra to matę ir staiga toksai heavy, boom. Ir aš žinau, kodėl baigėsi netgi. Aprimo, čia mes su juo turim sutarimą. Ai, nes pas mane visi ginklai stalčių. Ne, mes po mūsų susitarimo asmeninio, mes susitarėm, kad negalim aš jį tiesioginiu šūvio padaryti, jis į mane. Kuris pirmas padarys, galės tą, kaip ten tas vadinas, kova. Tai nuo to karto, ir biškia priimo. O kodėl negalima viens į kitą šaudyti? Mes tiesiog priėmėm tokias paliaubas, padarėm demilitarizuotą zoną, nes jau buvo peržengtos ribos. Sėdžiu mytę, ne, čia su kamera kažką kalbu, atsidaro duris, šūvis. Ir aš padariau, pripažinsiu, taip, labai gerai beje pataikiau šitą tiesą. Blogiausia buvo, man atrodo, tu sėdėjai be kameros, bet kai tu įsivartai pas mane į kabinetą, aš buvau su kamera realiai, tai ten buvo biški. Nematau kamerą, matai. Tai man atrodo, po to mes priėmėm iššūvį. Biški nurimom. Okay. Nes pastebėjom, kad žmonės tą pastebėjo, žinai, kitoj ekrano pusėje. Tai buvo ir išgąsdino. Okay. Bet nes man susidarė įspūdis, kad tai yra, žinai, kažkoks tai vos nes signalas ir tada kova užverda, bet čia ir snaipinat vieni kitus, čia slaptai. Būtent, snaipinam, bet būdavo kažkas pirmas, po pirmo šūvio taisyklių nebėra. Aš turiu kabinetą tokią keptuvę, tai labai gera priedanga būdavo, su keptuvė. Tai po pirmo šūvio, kas nors padaro pirmą, viskas, čia chaosas tampa. Okay. Po to buvo dar susitarimas su kitais, prasme, su jo paliaubos tokios demilitarizuota zona, bet su kitais tiesiog, jeigu yra mitingas, tada nesiveržiam. Aišku, kartais būna sulaužytų šitų taikos sutarčių, bet fanas. Į mane draudžiama šaudyti. Čia yra taisyklė. Bet tu eini šaudytis, tu dalyvauji? Ne, aš tik stebiu. Gerai, tu apie keptuvės užsiminė, aš girdėjau, kad irgi čia yra keptuvės ir netgi pletinė pas vieną žmogų irgi įteikta mūsiam daužyti. Jis mane muša su ją. Gerai, tai daiktų atsiradimų istorija, kodėl viena keptuvė ar kelios ten yra? Čia gerai istorija. Jo, keptuvė, reiktų atnešti, jinai yra, keptuvės rankinė medinė, bet yra špižinė, jinai žmoniškai sverianti daug, yra ką pakelti. Ir viršų yra, vidury tiksliau tokia kortelė išgraviruota, priklijuota, viduj keptuvės. Keptuvė numeris 9 parašyta. Numeris 9? Davai, tu nueikė, atneš. Galėsiu. Mes paskui turėsim laiko pasivaikščioti, tai kai pasakiau, kad išeinu iš darbo, tą pirmą kartą, vienintelį, kada buvau išėjęs, tai čia direktorius man padovanojo, neapsidžiaugęs matyt. Gerai, o kodėl numeris 9? Nes taip suprantu, yra tik 10, bet tai čia dar to blogiausio lygio nepasiekiau 10. Okay. Tik 9 kažkodėl.
Okay. Turi vieną, bet jinai numeris 9, tai dabar reikia dar surinkti likusias 8. Dar jos nepagamintos. Nežinau, atlaikys jisai tas keptuvės, nes jos šiaip nekepimui skirtos, ta prasme, ta keptuvė viskas tada. Čia kepimui. Nu, tai. Buvo. Kaip tu kepsi su tuo Ne, išgraviruotu? su tuo ne. Ten priklijuotas, jis jau nekepsi. Okay. Yra reliktas. Trofėjinis Ir daiktas. tą aš tai musgaudžiu vadinu to. Taip. O šiaip tai tu kaltas, kad atsirado pas manęs. Okay. Žodžiu, Aš kaip musė. kaip čia, mes su juogi pakariaujam ir Taip. būna draugiškai pasipykstam ir aš kažkaip komandai savo sakydavau, man atrodo, turėčiau tavą musgaudį Donatui, va, ateina duočiau. Tai jie man padovanoja kažką. O norėdami pamatyti, kaip tai bus daroma. Jo, ir vyko daug kartų. Okay. Ir būna, jis atima iš manęs, man duoda. Gerai. Tai čia tavo trofėjai. Ar jūs turit kažkokių savų tokių, nežinau, dalykų, kurie pas jūs yra ir galvojat, va čia mano išskirtinis, nežinau, ar ant stalo gal kažkas ten tokio? Aš turiu stalčiui. Kas tai yra? Išskirtinius dalykus. Kiekvienais metais. Ne, jo, turim tradiciją, tradicija taps, ne? Iš kur net? Nežinau, iš kur. Kiekvienais metais į metų pabaigą man Žilvinas padovanoja kalendorių, bet aš žinot, kaip buvo bučių plėšoma. Ir taip, ir pernai buvo susiję, kadangi, man nusipirkau, tai jis man padovanoja susijusi su sodu, daržu ir kažkas. Šiemet dar nemačiau. Ne, šiemet vėl. Vėl apie daržą. Kadangi dar kol kas turi, tai sodo ir daržininkystės. Tai va, ir plėšų lapukų skaitau. Ne visada, bet, būna įdomių faktų. Okay. Taip, geras, tai turi vardadienį, žinai, ir ten tos fazės, kada keičiasi, tengi daug įdomios informacijos. Labai. Pati savo nusistatė. O šiam pilnatis. Būsi pikta. Jo, dasipaišai tą rutuliuką, ne, kai reikia, galvoju. Okay. Kalendoriukai, geras, čia įdomus. Man artimas dalykas, nes mes radijai turėdavom irgi, realų, ir būdavo įdomu paskaityti, jeigu nieko gero nerandi, tai kažką susigalvosi. Bet fainiausiai tai nuplėš. Taip. Tai mano vaikai irgi taip pat paskui buvo užsimanę turėti, irgi draskydavo, neskaitydavo, bet nuplėšimas yra labai labai svarbu. Gerai, Donatai, pas tave kažkas tokio yra? Ant stalo. Turiu vieną mintį. Gal šiuo metu mažiau, bet kai mes persikraustėm prieš metus čia į šitą ofisą, tai anam ofise pas Donatą, kas tikrai būdavo ant stalo ir turi nuotraukų daug įdomių, tai tuščių visokių podelių, stiklinių ten, 8 kokias, kur kavą geria pasidaro, neįsineša ir ten ateini į purvinų indų muziejus. Dabar nebėra galiu pasakyti. Bet tada patogu išsinešti visą verėsų vienoje. Nevaikštai be reikalo. Ne, šiaip Donatas, tai koks kaupikas, pažiūrėk senam ofise, batų, rūbų, visko, pilnas kabinetas būdavo. Reikia batų, mes sakom, mes kaip namie, tai mes ir gyvenam kaip namie. Tai tada nebuvo dar vedęs, tai sineždavo daiktų čia viską. Dabar jau auklėjimas ir neleidžia. Dabar, man atrodo, vėl pradės daugėti, nes dabar nebeleidžia namie. Tai, žinai, ta prasme, kažkur tas turi. Stalčiai jau pilnėja. Šiaip, ta prasme, tai kažką reikės galvoti. Geras, okei. Kuo jūs labiausiai, nežinau, gal yra koks projektas, kurio labiausiai didžiuojatės per tą visą savo laiką čia padarė, įvykdė, sakytumėt, šitas yra mano topas. Gal kartu kažką darėt ar po vieną, nežinau, kaip tą klausimą girdit, labai įdomu atsakyti, kaip atsakysit. Galvoju. Man tai atrodo, visi mūsų projektai yra kaip laimėjimai. Visi geri. Visi faini, visur įmonėm atnešam naudos su savo, nežinau, tu surandi įmonę, tu sudylini reikalus, aš padarau darbus ir visi laimingi. Čia man atrodo vis, nėra kažkokio, kad būtų tų pravalų kažkokių vadinamų ar kažko, kiekvienas projektas su savu žavesiu. Aš irgi kažkokio tikrai neišskirčiau pavadinimo kokį dar, kad paminėti, gal ne. Bet, aš irgi ką pažymėčiau, kad pas mus nėra projektų, kur nusvyla mane kažką. Bent jau aš nepamenu, kad, nes tikrai yra įmonė ar ten darboviečių, kur darai projektą ir paminėčiau vieną gerą tokį, bet nespaudai. Šitą, kur iš karto projekto pradžia ir jau aišku, kad bus blogai, ne? Tai pas mus kažkaip sunkesni, lengvesni, bet rezultatas visada būna. Aš nepamenu, kad ar būtume kur nors sudegę, nežinau čia, bet kažkas ten negerai. Tai atsiko dėl to profesionalumas, pas mus tas yra kitas dalykas, šiaip aš asmeniškai didžiuojas, kad mes iš tikrųjų ir tam, pavyzdžiui, viešam sektoriui.
valstybės įmonių skaitmenizavime dalyvavom stipriai, ne, dėgiam jiem tos sprendimus ir dabar tas viešasis sektorius pas mus labai stipriai auga, kompetencijos jų auga ir jiem reikia tų įrankių. Tai va tie tikrai labai faini projektai. Kalbant apie galbūt tokius vidinius projektus, man tai fainiausias paskutiniu metu buvo brando keitimas mūsų. Jo, buvo įdomus projektas. Okay. Nes tai buvo ir susiję ir su ta pačia kultūra, ir žinai, kai tu keiti atrodo brandą, bet vat, mūsų nori, mes dabar nekeisim savo kultūros. Ką mes ir sakom, mes net nešam žmogų ir neįdėgiam jam savo kultūros. Tai pasakai, tu dabar būsi toks. Mūsų vertybės čia yra, žinai, šitas package'as ir jokios ne kitokios. Žinai, kiekvienas su savo vertybėm, bet visi on the same page. Tai tas vat, brando keitimas ir buvo labai įdomus per tą prizmę, kad mes norim būti kitokie, bet tuo pačiu išsaugot tokie, kokie esam organizacijoje, viduj ir plėsdami ten tą savo paslaugą, žinai, nepamestumėm savo to tikro tokio DNR gero. Gal pačiam procesai įdomu buvo sudalyvauti, nes aš bent jau nebuvau iki tol dalyvavęs, kad kelios įmonės rebrandinasi ten, tarkim, ne? Nu, kaip tai vyksta? Po Baltijos mastu, žinai, įmonių grupė, tai buvo tikrai įdomu. Jo. Okay. O dar sakėt, yra ofisas Kaune, bendrauja turbūt, ar ne? Ten irgi panašų žmonės, tokie patys kaip čia, turbūt nėra didžiulių skirtumų, ar ne? Čia, pirmas, ar jaučiat konkurenciją su jais kažkokią? Taip paklausiu. Ne. Ir, nėra konkurencijos, natūraliai. Nes jūs geresni. Čia nėra tas Vilnius, Kaunas, Portugalai. Nes vienas dalykas, pas mus komandos, ne, yra, tai komandos nėra, turbūt nei vienos komandos, ne, kad būtų komanda, kuri Vilniuje, arba komanda, kuri tik Kaune. Tai kiekviena komanda yra realiai žmonės ir ten sėdi. Ne? Tai, ta prasme, nėra tiesiog kažkokio susipriešinimo ar kitaip, nes visi bendrau turi. Tai žmonės tiesiog kitoj vietoj sėdi, dirba. Okay. Vienas pas jūs yra iš Belgijos dirba. Tokių būna pas mus, kur iš labai iš tolo dirba. Iš labai toli. Geras. O į tą Turkiją važiavot Vilnius, ar čia ir visi? Tai čia dėl to dar įdomiau. Tai pas mus nėra tos atskirties, jeigu toks įspūdis gal sudaro, kad čia Kaunas Vilnius ir čia dviem skirtingais autobusais Turkijoje važiuojam. Tai ne, visi kartu, nes komandos yra persimaišytos, žmonės dirba kartu. Pas mus Teamsai kokie, ne, va tie pokalbiai visi, jeigu daug įmonių buvo šokas per COVID metu priprast prie to, ne. Pas mus nebuvo, nes mes jau kiek metų su tuo dirbom, nes visada per Teamsus bendraudavom. Okay. Tai mums nebuvo COVID'as, iš tos pusės nieko nepakeitė. Tai atstumo praktiškai nėra, ne? Iš esmės, tas čia tas labai įdomu. Gerai, jeigu, nežinau, kaip jeigu jūsų darbo savaitė, šita tokia, kokia buvo, kokį pavadinimą duotumėte, jeigu tai filmas būtų? O dievai, čia buvo sprogimas, rimtai koks nors. Aš dėl to sprogimas, kad man praėjo labai greitai, kaip sprogimas. Pavadinimą? Ne, toks teleportas. Teleportas? Žiūrėk, 3 skirtingi pavadinimai, gerai. Kodėl teleportas padaro? Back to the future, žinai. Kodėl teleportas įdomu? Labai greitai savaitę šito konkrečiai prabėgo, nes turim dar nemažai vykstančių vidinių projektų. Praeitą savaitę buvom išvykę į Microsoft partnerių konferenciją ir panašiai kitų klausimų tiek daug ir tu juos sprendi greitai. Dėl to ir atrodo, kad prasiteleportuoja. Nes aš, pavyzdžiui, tikrai nepamenu antradienį. Čia iš tikrųjų gal blogas klausimas apie šitą savaitę, nes tikrai kosminė buvo. Nes po atostogų? Ai, beje, kažkas atostogavo. Ai, gerai, aš biškai. Va. Bet tokia Italija gerai daro. Tai, tokia kosminė savaitė. Kur aš tik nebuvau. Net nepastebėjau, kad nebuvo. Savaitę ramiai pagyvenom. Okay. Tai sprogimas kodėl? Ne, man dėl to, kad labai greit Irgi labai greit. Toks, šiandien, prieš čia ateinant ir kalbėjom, kad, kaip greit savaitė praėjo. Daug labai visko veiklos ir taip, nepajautė. Okay. Ar yra sezoniškumas jūsų sferoj? Nežinau, vasarą čia bimbinėjat gal labiau, rudenį jau plušat, ar yra šis? Šiaip nėra. Nes kadangi sistemas diegiam, tai tų startų būna visus metus. Ne? Bet biudžetininkai atostogauti vasarą, tai žinai. Jo, bet mes mūsų, biudžetininkai, tai būt mažoji dalis klientų yra privatus sektorius. Okay. Aišku, vasara šiek tiek yra
šiek tiek mažiau, ne, arba bent jau taip stengiamės darbą susidėlioti, kad vasarą tie etapai būtų projektų, kur kliento nereikia, nes klientai ten dingsta ir panašiai. Bet šiaip sezoniškumas, skaičiau, tokio, kad drastiško tai nėra pas mus. Okay. Iš vis nėra dar priešingai kartais būna. Aš, pavyzdžiui, šią vasarą taip dirbau, kad Nu jo, bet dažniausiai turbūt iš tų projektų, kur dažniausiai galbūt sustoja ir pristoja kažkokios pauzelės, tai dažniausiai mūsų klientai, kurie finansų dalį skaitmenizuojasi, ten auditai pas klientus prasideda, finansinės atskaitomybės, tai tas sezoniškumas galbūt toks neženklus, galbūt jisai pasireiškia, bet šiaip jo tokio labai stiprus gal nėra. Čia toks iš darbų perskirstimo gal ne, bet iš darbų pusės tas metas būna gan didelis darbymetis. Okay. O dabar tie kalėdos, nauji metai, nežinau, kada jūs čia visi žiūrėsit, bet mes turim tą ateinantį. Kaip tai atsiliepia, nežinau, būna kažkokia ten proga suėjimas, darot kalėdų senį slaptą, kaip jūs tą kalėdas įsileidžiat čia į ofisą, ar nėra jums vietos? Važiuojam, nes Monika jau matau, jau kažką turi pasakyti. Ką papasakot? Kažką jau šipsaisi. Ne, turim visokių tradicijų, puošiame eglutę, ten keičiamės dovanėlėm, taip toliau, tai viskas cute ir faina. Ir aišku, dar turim kažkokį tai kalėdinį vakarėlį, mažesnį, didesnį, žinai, šiemet bus mažesnis gal biški, bet tik dėl to, kad taškėm Turkijoje, jo, bet vis tiek, kiekvienais metais susirenkam kažkur ir visi kartu ir darom dalykus, smagius dalykus. Okay. Šiaip senelė atrodė, kad daugiau kažką tai slepia, bet ne, taip. Po tais smagiais dalykais, tegul pasilieka. Okay. O tai gerai, tas dovanėlių keitimasis, jis kažkoks toks pat visą laiką, ar kaip nors ten, nežinau, kokiu nors naujovių įvedat? Sorry, aš šito paklausiu, mes keičiamės dovanėlėm. Aš iš tavęs šiandien. Monika, nereikėjo prie Donatos pasigėti, mes jo neįtraukėm iš šito. Mes jo neįtraukėm. Ne, Donatai, mes šiaip nesikeičiamės dovanėlėm. Bet tikrai nebus jokių kalėdinių pietų čia darbe. Tu pasikabink koinę ant rankenos. Oi, būtinai. Mes turim tokią tradiciją, šiemet vėl, sakau, čia tie metai tokie įsipaišę, bet ten savaitę prieš kalėdas pasidarom suneštinis kalėdinis ten pietus visi ir panašiai, tokių baltų mišrainių būna įvairių. Vilniaus Kauno ofisas tokia, aš nežinau, savaitę prieš kalėdas bet pietus tokie būna, kur gali ką nori pagaminti, padaryti, ne ką nori, o ką pasirašai. Ką užsirašai. Gali kolegai užrašyti ten, kepta antis, pažiūrėjau. Geriausias hekas, kurį kolega buvo padaręs, buvo užsirašę, kad kisėlius, nes niekas neturėjo kisėlių, žinai, aš nemoju to kisėlių, gerai, žinai, atvarom ir kitą dieną Elmenhorsterio šitie sustatyti. Tais metais kaip tik paleido jie tokį kisėlių, žinai, tai ten buvo. Bet šiaip turėtų homemade-iniai dalykai buvo. Tam buvo geras hekas. O šiaip sakė, šiemet Aidas kisėlių virs pats. Pažiūrėjęs. Jis supils Elmenhorsterį, pašildys, jis tipo ateš šitą jau. Šitas miela, Gerai, o iš tų dovanų gyvūna, pavyzdžiui, aš esu labai daug kur prašovęs su kalėdiniam dovanėlėm. Ką jūs tokio keisto esat gavę, kur reikėjo tikrai paaiškinti? Aš tau neprašoviau. Keičiamės dovanėlėm, čia paglūdė, pasiėmė maišiuką, ta maišiukė, ten, saldainiai, ten kažkas, šepetys ir plaukų lakas. Galvoju, šiaip žiauriai pataikė, man žinai, aš čia tuos plaukus tvarkusi, bet kaip galvoja žmogus, ir Duonce taip į mane žiūri, čia mano, ir ta lakas su šepečiu, tipo, tau tik saldainiai. Tai buvo jau apsidžiaugus. Tai buvo smagu, jis tiesiog pamiršo tam pačiam maišelį savo šukas. Wow. Bet tu nepagalvoji tuo metu, kad gal reikia patilėti ir atiduoti. Bet rimtai. Monika nėra to žmogus, su kuriuo aš patilėčiau, žinai, tai čia buvo. Su Monika galima nepatilėti. Mes leidžiam vienas kitam. Gerai. Čia. Sorry. Gal šiemet gausi. Aš norėčiau labai, ir plaukų lako. Ta, kur kates šukuoja, aš tau padonosiu. Iššukuoju. Gerai, kai tu neturi ką šukuoti. Palauk, kad toks Turkijai buvo. Geras. Aš dar girdėjau, kad pas jūs yra darbo kultūroje normalu dirbti atvirom durim. Ar ne, kad nieks neužsidaro ir ten neizoliuojasi. Tai šiek plačiau apie tą noris, nes kiek aš esu buvęs kitose ofisuose, tai tu dažnai matai uždarytą, nelysti, prašom, netrukdyti.
Pas jūs atidarytos duris visur, net pas direktorių. Nu, jo, tai direktorius tas, kuris Kurio aš duris uždarau, kai jau Monika uždaro atsibosta. praeidama. Okay. Aš tas, kuris prisidarau duris ten susitikimuose, nes aš dar prie virtuvėlės sėdžiu, tai girdžiu Judesys viską. būna, taip. Šitas, tas, kuris, jeigu pas mane duris uždarytos, Kodėl? įsiveržia. Aha. Tai va taip, bet ir gyvenam linksmai. Jo. Bet jo, nėra, yra kabinetų, kur aplamai tokios atviresnės erdvės, tai žmonės įpratę. Ne, man taip pas mus yra atvirų durų politika, pas mus yra spynos, bet raktų ne. Pas mane yra. Aš net buvau panaudojęs. Okay. Neiškenčiau, kažkas beldėsi ir Okay, žinosiu. Uždarysiu iš kitos pusės tada. Žinai, buvau štai padarius, jis tada labai pyko, net mamytas. Aš užrakinus tavo kabinetą. Tai jeigu mytas, tai jisai prisijungia per kompą. Ne, jisai buvo kitoje pusėje. Okay, supratau. Okay, tai Tu žodžiu, buvai užsidarius jo kabinetą. Taip. O, maš. Mano kabinetas tik iš vidaus užsirakina. Beje. O, okay, tai žodžiu, politika atvirų durų, bet kartais jau norisi užsidaryti iškę, ne? Būna. Ne tai, kad norisi reikia kartais, biški, ten koks rimtesnis mitas, biški reikia ramiau. Kad niekas į galvą nešauta, ne? Aišku, užsidaryti nepadeda. Iš tų keistų dalykų aš dar girdėjau, kad jūsų direktorius čia kažkaip kavos tiršius kažkada taupė. Galite rasti man tekstą? Nes man čia labai įdomu, nes paskui man sakė, pas mus kriauklė kartais kemšasi ir aš galvoju, čia yra susiję dalykai, nes matyt, kai kaupė tirščius, jau kriauklė nebesikimšo. Tai dabar nuo tų kavos tirščių. Čia labai toksai, kam? Ką aš Yra darau? iškelta skaudi hipotezė. tema. Yra iškelta hipotezė. Mūsų direktorius turi problemų su kurmiais. Su kurmiais. Su kurmiais. Okay. Oficiali versija, bet dėl ko Čia, realiai renkamės. čia oficiali nežinau. hipotezė. Dabar ta hipotezė bus testuojama, panaudojant kavos tirščius, baidant kurmius. Tai aš nežinau, ta prasme, ar ten bandys kažkaip užkasinėti ar Šiaip kažką. Bet klausiau, hipotezė yra. turbūt šią savaitę susitikus virtuvėliai, kur dingo dėžutė, kur pilti kavos tirščius, nes jis ten dėžutę maždaug renku. Paruošta. Pilkit čia. Aha. Gerai, kad nešykti čia. Tai klausiau, sakau, tai dingo dėžutę jau panaudojai, man atrodo, jis nerado, nes tu nuneši nes tą aš dėžutę negaliu kažkur žiūrėti į tą tualetą. dėžutę. Tai kaip tau atrodo ta dėžutė, kaip koks kačiuk Kraiko kraiko dėžutė virtuvėje. Bet, tai va per tave kurmis nukentėjęs greičiausiai yra. Tai tipo tą dėžę išmetė? Aš paslėpiau, Jinai kad paslėpė? nematyčiau, aš Ai, tu negaliu paslėpei, žiūrėti, man o. taip net. Bet aš galvoju išmetė, mes 3 mėnesius rengėm Aš į kavos pulką tirščius padėjau. Dovydui. Jinai, žodžiu, seka tokia, jis rinko, jai nepatiko ta kraiko dėžutė virtuvėje, jį paslėpė kažkur tulikė padėjo, aš neberadau, klausiu, kaip su kurmis, tai jau gal su piliai, sako, neradau dėžutės, va ir nesužinosim, ar tirščiai padėjo kurmiams. Tai tiršyje vėl atsirado. Atsirado? Bet tikrai neilgam. Dabar dizelį malas. Nu, labai bus įdomu paskui pakalbėti, nes jeigu ir jūs, nežinau, turėt problemus, tai kurmiais parašykit, ar kavos tirščiai suveikia, ar dizelis suveikia. Padėsim žmogui šiek tiek greičiau. Okay. O ta kriauklė, kad kemšasi, tai čia irgi tipo dalykas, sakė, būdavo, kad vis... Aš kabinetas mano netoli virtuvės, aš tik girdžiu, kad ten kažkas kartais prisikemša. Yra ofise pas mus netgi vienas dabar atnešė tą tokį senovinį su mediniu. Jo. Atkimšė. Parodysim, kur jis dabar eksponuojamas yra, čia dar atskira yra. Gerai. Tai o yra, nežinau, kažkas atsakingas už tą atkimšimą, kas čia geriausiai tai daro? Gal Ilja? Šiaip mūsų ofiso matininkas. Jo, Ilja. Ilja. Okay. Man va, iš tai vietoj tada įdomu, jeigu va, taip nėra tų kolegų šalia, bet tai va, taip pereikit mintimis ir kas, va, vis tiek kažkoks yra personažas kiekvienas, ne? Va, Ilja yra kriauklės atkimšės, santechnikas, žmogus prie ūkio toks, ne? Nu jo, nes žuvis augina, jis ūkininkas. Čia ofise ūkininkas. žuvytės, kiek liko vienas akvariumas, vienu metu turbūt 3 Ne, akvariumas. du jo ir ten pas mus dar vienas. Okay, tai gerai, šitą žmogų aš atsimenu, mačiau tą žuvytės, gerai. Jo, jis ūkininkas. Gerai, kokių dar įdomių tokių va turit? Ne tai, kad įdomių, bet kiekvienas turbūt va, kažkokį kampą turi. Toliau, kas dar? O, kas šiandien? Baigęs, žiūrėk. Dėkit, sakykit tiesiai, jo, labai įdomu. Galvoju, ar išskirtinio kažko galima, ko Nu galima gerai, paminėti. mūsų Lukas vis yra kaip ofiso kvapniukas. Visą laiką kvepia. O, Jo. okay. Čia dėl to, kad jinai labai jautri. Nu, nes aš kvapams labai yra. jautri kvapą. Ne, tai jo, šiaip Lukas tas kvapniukas, bet iš kitos pusės, kai kolega, žinai, ta prasme, dalyvavusi atrankoje, nu ir atrinkau aš jį, ta prasme, ir tada kolega kažkoks tai sėdi, ta prasme,
mes bendrai kažkur tai buvom išvykę, neatsimenu kur, ir Lukas kažką tai kalba, pasakoja apie Microsoftą ir kolega Tadas. O, ne tik protingas, bet ir gražus plendas. Žiūrėti, jo, esi patnukas, bet tikrai. Ir dar kas įdomus buvęs futbolininkas. Nu, dar Ne, kaip dabar jau žaidė nebe, klube jo. vienam. Taip, profesionalus. Okay. Žaidė. Turim ir tokių. Jau kaip įdomu, gerai, čia kokias Neveltui, kad Salesas. Kuris įspirit galėtų. Gerai. Tai kokie dar pas jūs yra čia tokie įdomesni atvejai? Čia žmogus mėnulio fazė šiaip. Iš tikrųjų, čia Būrėja pagal tokia, tai mes Raganaitė. stebim. Jiem net nereikia žiūrėti Šiaip kalendorių. mes nežiūrim. Bet ten tiek Girdi. dažnai vyksta, kad aš galvoju, pilnatis labai taip Tokia, astronomiškai neįmanoma, kad taip dažnai Taip ir neišeina, ne jau antrą mėnesį. Kaip atėjo, taip mėnulis sustojo, Pastrigo, užvagino. Okay. Gerai. Ne, visi savaip unikalūs, net negalėtum dabar išskirti, mūsų Egidukas, toks humoristas juodas, ten kai skels kokį bairį, ten į Teamsus numes kokį ten gifą ar kažką, tai atrodo iki negalėjimo gali užsijuokti tenai. Tai kas dar, nežinau, visi mažiau daugiau turi. Kažko gal nėra išskirtinio dabar, kad tu taip staigiai paminėjai, kad ten kažkas įdomu būtų paminėti. Jo, Bet tu kažką matau. knygą, komiksus galima būtų tikrai pakurti, būtų įdomu personažai su kiekvienas su savo Nes bent jau apie krėslus tos, kurie ten pas vadovus yra, jau galėtų būti, nes jie visi skirtingi, aš juos mačiau. Gal dar galite vesti apie kontekstą, į kontekstą su tos krėslais, kaip jie čia atsirado. Nes... Gal tau reikia jų, nes aš galiu tau atiduoti, nes negaliu juos žiūrėti. Irgi negali žiūrėti. Tu savo prašau nedalink. Gerai, bet nuo pradžių, šiaip kodėl jie ten atsirado, nes visi skirtingi. Kiekvienas vadovas komandai planuoja biudžetą. Ne? Ir biudžetas sudaromas metams į priekį ir paskui tas forecastas vadinamas daromas kas mėnesį į priekį. Tai ten buvo čia prieš metus, man atrodo, ar prieš 2 tradicija, kad kas taikliausiai planavo, atspėjo rezultatus, kas ketvirtį tas gaudavo krėslą. Tai va taip tie krėslai pradėjo kauptis tada. Ok, tai pas kažką jau gal 2 net yra? Ne, tas pats vieną paskui finale visi ten jau po vieną, man atrodo, kai jau turėjo, tada jau užsidarėm. Okay. Nebėra prasmės, jau gal ten suktrat antrą, tada jau Monika tikrai tos krėslus vežtų. Ok, ir jie iki šiol. O tai jie rinkosi kokį gaus, ar čia buvo? Ne, čia buvo surprizas. Aš atėjau, pas mane radau kabinete tiesiog krėslą. Aš jo nebuvau nei matęs, nei žinojau. Geras, ir tenka su juo gyventi. Jo. Patinka jis šiaip? Aš nesiskundžiu, nes aš dažniausiai jo nesinaudoju. Nepasakok, po praeito kalėdinio miegojai jame. Taip, vieną kartą. Ok. Visas susirėjo. Užmiršau vieną sėkį pakalėdį, nes kalėdinis ketvirtadienį buvo, penktadienį. O penktadienį miegojai, tai ne visą dieną. Ne dieną mes dar virtuvėlį sėdėjom visą dieną. Okay. Geras. Čia irgi, aš va taip dabar sėdėdamas bandau dar prisiminti tokių tų įdomių dalykų. Ir čia mes, žinokit, labai dar čia daug lygių yra po to. Aš čia tiesiog žiūrovai noriu pasakyti, kam galbūt jau įdomu būtų čia giliau kažkaip tai pakapstyti. Dar aš girdėjau apie vadovo išgyvenimo rinkinį kažkokį, ar ne? Kas ten yra? Kas čia per daiktas? Buvo ir tai. Kam išgyvenimas čia, nuo ko išgyventi? Direktorius kažkada, prieš 1 metų gal. Žodžiu, prieš kalėdas, man atrodo, ar prieš kokį čia... Aš nepamenu, net kokią progą visiems, kadangi tam turim kas mėnesį vadovų susirinkimą, jis tokias metalinės kareiviškas dėžes atvežė. Amunicinės dėžes. Amunicinės. Tai ten buvo visokių ten saldainiukų, čiulpinukų, cigarai. Kas ten dar buvo? Bintų, pleistriukų. Čiulpinukų buvo. Šaukštai turistiniai. Ten tokių išgyvenimo rinkinukų. Ok. Tai čia kiekvienam parūpina, ne taip išeina? Ne. Geras. Tai turit laiko, ar jau kažkur pasiskasėt? Pas mane dėžė ta metalinė yra kabinete, šalia ten keptuvės netoli kažkur. Ok. Kabinete muziejus, aš tos Šiaip jo. laikau relikvijas. Geras. Tikrai paskui labai norėsiu nueit pamatyti tą muziejų su Mokamas lankymas. Mes jau kaip nors susitarsim. Gerai, dabar dar taip rimtai noriu dabar dar paklausti, kokį patarimą turėtume žmonėm, kurie pradeda IT sferoje, nežinau, ten baiginėja ar kažką, tai arba jau ruošiasi, turint savo patirtį, ką tokio galėtume pradedantiem pasakyti?
Tik pirmin. Aš pati net ne nuo IT pradėjau savo karjerą, aš kažkada baigiau finansus, ekonomiką ir taip toliau, ten dirbau apskaitoj, buhalterijai ir tiesiog vieną dieną perėjau į IT ir tai buvo geriausias sprendimas mano gyvenime. Visame kame. Ir nežinau, čia turbūt kas tik tai galvoja apie tai, tai tik tai. Eit ir daryti. Eit ir daryti. Ok. Tik pirmin turim, Monika. Tik pirmin. Donatai. Aš tai tikiu, kad rekomendacija net neapsiriboti, ką žmogus dabar daro, ar kiek jis laiko daro, ar ten, nežinau, 10 metį, 15 metų dirba vienoje ir kitoje srityje, niekada nebijot IT srities, nes IT yra labai plati sąvoka. Nežinau, tu gali kalbėti apie debesijos infrastruktūrą, apie kažkokias verslo aplikacijas, gali kalbėti, nežinau, apie kibernetinę saugą ir panašiai. Žmonės, bet kokiu atveju, su bet kokiu backgroundu, sakyčiau, tikrai gali rasti save, priemonių, kaip atrasti save, kaip išmokti dirbti šitoj srity tikrai yra. Ir mes patys tikrai ir žmonės ir hairinam ir priimam nebūtinai su kažkokiu įspūdingu IT backgroundu. Kaip kalbėjom, Lukas mūsų profesionalus futbolininkas ir jisai pas mus, jisai puikus pardavėjas. Tai va, rekomendacija nebijot, o jeigu galvoji, tai geriau išbandyt ir tada, jeigu ką, grįžt ten, kur buvai. Žilvinai. Čia pantrinant Donatui dėl to, kad iš bet kur gali, tai čia turbūt pavyzdys yra, čia kaip tik už lango netoli sėdi, Monika į mano komandą atėjo, kuri baigė japonologiją. Japonologija ir IT, truputį skiriasi, ne? Bet žmogus labai nori ir turbūt geras pavyzdys iš jaunų žmonių yra, kurie labai nori, ne? Ir reiškia gali ir dirba. Tai čia toks paantrinimas. Kitas dalykas, dar aš ką patarčiau, tai kartais, ką jauni dabar, mano nuomonė, kartais blogai daro, kad jie, tarkim, nesvarbu, IT baigia ar nori persiorientuoti, bet jie ima kažkokį gabaliuką, pasimokina, staigiai meta kitą ir jie, kai kurie, į tą lūpą patenka, nesustoja tiesiog. Eina po biškį, visko ir nieko nesustoja. Tai kažkur patarimas, kad turi kažkur, jeigu jau tik, kad tas įdu, tada jau gilin biškį. Tu paskui plačiau gali šalia kažką liepdyti, bet jeigu turėsi žinių daug, visko, bet labai po truputį, tai nepadės. Tada bus sunku. O turėdami savo patirtį, jau daugiametę vadinkim, kaip Jūs manot, kokie tie IT sprendimai padeda labiausiai mažom įmonėm paaugti? Nes, žinai, turim tų, laiką tokį unikalų, taip pat ką galėtumėt tokiem žmonėm pasakyti, patarti? Tai pasiūlyti sistemą, kurią mes diegiam turbūt. Mažom įmonėm. Jo. Dynamics 365 Business Central. O ką jinai daro? Kas paprastai, Leimano terminais. Jo, iš tikrųjų, tai ką sistema daro, tai ji padeda suvaldyti pagrindinius tavo verslo procesus, pradedant nuo buhalterijos, nuo finansų valdymo, sandėlio valdymo, jeigu turi gamybos įmonę, nuo gamybos valdymas. Tas pats personalo darbo užmokesčio valdymas. Tai ar tai yra smulkus verslas, ar tai yra stambesnis verslas. Pavyzdžiui, pas mus klientų tą pačią sistemą, apie kurią mes dabar kalbam, naudoja ir tarptautinės įmonių grupės, ir naudoja stambios Lietuvos, prekybininkai, gamybininkai, tas pats viešo sektoriaus valstybės įmonės. Tai ji yra antiek lanksti, turintis platų funkcionalumą ir Microsoftas ten deda dabar ant tiek daug investicijų, kad konkurencijos prasme, dabar aš kai dirbu ir aš galvoju, žiūriu į IT rinką, tai atrodo tas Business Central be konkurencijos šiuo metu yra, ta prasme, ir pačiam Europos regione. Čia yra tik tai klausimas, kiek verslui įdomu, kiek jisai jį pasiekia tą mūsų žinutę. Bet jeigu jį pasiekia, tai tokiu atveju tai yra place to go, kaip sakė. Tai čia ir įdomu, nes, žinai, jeigu turit daiktą, kuris tikrai yra galva aukščiau už kitus, ar ilgai turbūt tenka kai kuriuos įkalbinėti, ar ne, nes turint omeny, žinai, visokių pas mus tų verslų būna, iš visai atsiradusių, tenka turbūt pavargti kai kuriais, kur tu bandai sakyti, čia yra tikrai geras daiktas ir matai, kad jam suveiktų ir jis ten ką nors, kokie argumentai būna, kad ne.
dažniausiai būna įsivaizdavimas, čia Microsoftas, aš girdėjau, čia yra man per brangu. Nes aš žinau, kad ten Įsivaizdavimas. kažkoks didžiulis Taip. prekybininkas naudoja, tai tikrai Stereotipas. nema. Pas mane 5 žmonės, tai aš lokali lietuviška sistema, man daugiau nereikia, tu man per brangu. Nors galų gale, kai tu jį įtikini, tu jam suskaičiuoji sąmatą, tai jam gaunas galbūt kai kuriais atvejais netgi pigiau. Tai va čia apie ką kalbam, ta konkurencinė Microsofto kova, aš nežinau, su visais lokaliais gamintojais programinės įrangos, iš tikrųjų, man atrodo, yra baigta, bet galiu pasakyti, kad ir kitos įmonės puikiai atlieka savo marketingo funkcijas ir daneša galbūt tą žinutės greičiau negu mes ar kiti Microsoft partneriai, bet... Čia gal tik laiko klausimas, nes va, ta visa, kad brangu, tai kadangi ta sistema transformavos per daug metų iš, vadinkim, ne cloudas buvo, ten toks senesnis daiktas, į naują cloudinį. Kol buvo ne cloudinis, tai buvo tikrai, pripažinkim, buvo brangu ir smulkiem ten būdavo turbūt neįmanoma įsigyti. Tai kaip transformacija vyko į cloudą, tai tos žinios pas tavą smulkų verslą nespėjo tiesiog pasivyti dar. Į pas juos žodis Microsoft įstrigo, o ta sistema pavadinimas pasikeitė, jau nebeseka ir jie tiesiog dar Microsoft brangų lygų, žinai, lygybė. Nes labai stipriai pasikeitė, nes pavyzdžiui, mūsų irgi dabar mažam verslui įdėgymas ten prasideda nuo turbūt 1000–1500, tiesiog standartinio Business Central verslo valdymo sistemos paleidimas su tam tikrom prielaidom. Tai su užpildžius klausimyną, pavyzdžiui, OXI Express pasiūlymo klientas iš karto gauna tą pasiūlymą ir ta suma tikrai nėra didelė. Tai 1000 eurų, net ir pradedant verslą šviežią įmonę ar kokią shopą, tai tikrai tas yra įkandama. Tai Kas gerai, Donatas irgi palėtė, kad tu didžiausias privalumas, jeigu tu mažas esi, tu įsigyji, pigiai įsigyji ir ta sistema pilnai šalia su tavim kartu augti gali. Tavo visus ten kitus funkcionalumus, poreikius, kurių tu dar nežinai, kad tau reikės, bet jau tu juos turi. Okay. Ir Microsoft ekosistema, ko parankiai, nes jeigu tu išaugi nuo startupo iki unicorno kokio nors, tai tam pačioj Microsoft ekosistema yra, Monika komanda dirba Finance Operations sistemos, ten skirta didelesnėm tarptautiniam korporacijom, tai ir tą tu gali išaugti, bet tu vis tiek lieki toj pačioj Microsoft ekosistemai. Tai va, ta visa ekosistema labai protingai Microsoft sudėliota, kad tu augi Business Central, jeigu tu pasaki kažkokius, tai ten ekspansyvius rodiklius ir gamyba tavo kažkokia tampa sudėtinga. Galbūt tuomet yra galimybė permigruoti. Ir tada ta adaptacija paprastesnė kiekvienam žingsniui. Tikrai taip. Ir kitas dalykas, aš nežinau kitos sistemos, kurio, nežinau, pavyzdžiui, su dirbtinio intelekto asistentą tiesiog parašius, pakeisk man prekės likutį ten sandėlį, aš ten sudaužiau kažkokią tai prekę arba aš ten dingo jinai iš sandėlio, praradau, sudužo, nurašyk ją, tiesiog parašius sistema už tave atliktų tą darbą. Tai Microsoftas labai daug investuoja į tą dirbtinį intelektą. Kuo toliau jo bus tik daugiau. Tai va. Okay. Čia. Šiaip aš apskritai stebiuosi, kodėl visi nesinaudoja būtent Aš manau, greitai bus galima taip sėdėti ir tu prieš kompą tiesiog sakai, dabar man ten paruošk sąskaitą. Nu? O čia klaviatūrų gal nebereiks žmonėms. Okay. Tai va tada gerai, kokias tada dažniausiai mato daromas klaidas, nežinau, gal ne tiek pas klientus, bet šiaip bendrai matydami lauką, tas investuojant į IT sritį, kokias dažniausias klaidas daro? Taupimas. Kas? Taupimas. Taupimas. Taip. Vienas dalykas. Čia yra tas. Būna žmonės dar kai kurie vaikosi, jie žiūri ne platesnį paveiksliuką, vadinkim, tokį žemėlapį brėžinį, ne, bet jie žiūri, galvoja tik tai, ką mato, ne, kur jam reikia labai fancy, kad labai gražiai atrodytų ir ten, nežinau. Vieną mygtuką paspaudžia, daugiau nieko daryti nereikia, bet reikia suprasti, kad į tos verslo valdymo sistemos, jos to ir geros, kad yra daug dalių, jos susietos, jos negali būti ten vieno mygtuko paspaudimas ir ten nieko daryti nereikia. Dėl to, kad ten daug gali operacijų, procesų valdyti. Truputį yra sudėtingumo lygis didesnis. Aš sakyčiau, tokių pavyzdžių tikrai gali būti daug, bet vienas esminių turbūt požiūris, kad mano procesai yra tokie, kokie jie turi būti. Jau dabar, ne, tipo nieko keisti nereikia. Tokie, kokie šiuo metu. Ir man reikia sistemą, kuri tiesiog atspindėtų mano procesą. Jeigu aš tam darau, nežinau, per 100 žingsnių, aš noriu, kad ir sistemai būtų per 100 žingsnių, ne? Arba aš, pavyzdžiui, jeigu sistema ten leidžia kažkokiu kitų būdų padarytą žingsnį, klientui būtinai reikia
to apraučio. Tai čia tiesiog galbūt palinkėjimas tam verslui, kad suprasti, kad ir tas Microsoftas, tos investicijos, tas tarptautinė patirtis, reikia atsižvelgti ir mūsų konsultantų rekomendacijas, įsiklausyti, nes mes galų gale kaip Oikso nesistengiam, parduoti kaip turgui, batus, bet parduoti tą vertę, už ką klientas mums mokėtų pinigus. Tai mes stengiamės sukurti sąlygas tą jų verslui augti ir tą naudą gauti. Tai va, tikrai palinkėjimas yra, kai su Žilvino komanda kas nors dirbs su konsultantais, kad tikrai nuoširdžiai įsiklausyti. Nes ne tik sistemą, bet ir patirtį parduodam visų darbuotojų. Galų gale, jeigu Microsoftas, tikrai didelė korporacija pasukūrė kažkokią sistemą, tai kūrė ne tai, kad ten kaip čia patogiau, paprasčiau padaryti ir parduoti, ne, jie kūrė irgi tam tikrai iš patirčių surinkę. Tai tavo verslas nėra tiek unikalus, gal visais atvejais visose dalyse, kad tu negali prisitaikyti šiek tiek ir prie sistemos pačios, kurią naudoja, nežinau, daug klientų. Okay. 400 000, man atrodo, kiek ten buvo skaičius. 40 000 dabar debesyje. Taip. Geras. O man dar įdomu, kaip jūs turbūt turit irgi klientų, kurie ilgus metus yra su jumis, ar ne, kaip jūs išlaikot tą tokį, nežinau, gerą artimą ryšį irgi, turbūt į Turkiją nesivežat, ar ne, bet įdomu, kaip jūs tą dėmesį jiem parodot, man čia įdomu tas žmogiškas ryšys, nes gen to ilgalaikiai verslo santykiai statosi, kaip jūs tą išlaikot artimą ryšį? Geras santykiai. Tai pirmas dalykas, mūsų tikslas yra tos ilgalaikiai partnerystė, nėra pribėgau, padariau, duokit kitą, ne? Pirmas dalykas. Kitas dalykas pas mus ir, veikloj pas mus procesas sustatytas, kad naujas klientas atėjęs jam sistemą galų galia parinkti galim, kuri tinka labiau, didesnė, mažesnė, įvairiai, ko reikia, sprendimų kažkokių parinkti, tai reiškia pakonsultuoti, padėti, jam patarti. Tai įdiegti ir tada dar turime atskiras komandą, kurios aptarnauja paskui. Tai reiškia, tave gali toliau gyvenime vesti, tu auksi, galbūt tau reikės naujų sprendimų, vėl gebėjimas surasti, patarti tos sprendimus naujus. Tai tas klientas tada ir pamato tą vertę, kad mane galbūt nuo mažo veda keliu ir aš galiu augti kartu su partneriu, kuris gali pasiūlyti iš vienų rankų įvairius sprendimus. Okay. Žiūrėkit, jūs čia labai gražių dalykų man pripasakojat, man buvo malonu ir paklausyti jūsų tokių jau kaip ekspertų, jau rimtesniais vedėjais. Aš dabar norėčiau iš šitos gražios erdvės persikelti ir pamatyti jūsų ofisą ir jį parodyti žmonėms. Pradedam nuo ko verta būtų, gal nuo tavo trofėjų, ane? Kaip patogu. Gerai, važiuojam. Gal susitvarkyti kabinetą dabar? Ne, netvarkyk, būna kaip yra. Judam, keliaujam. Okay. Šiaip nedidelis kambariukas. Man antikvariatas. Gerai. Aš atsisėsiu gerai. Čia va tas krieslas, kur kalbėjome, dar jis ir supasi. Taip. Bet čia jis yra realiai antikvarinis daiktas, ne? Tai jis tikras antikvarinis daiktas, senas. Restauruotas buvo, matai. O jo kilmė gal kokia yra iš istorija, kažkokia iš kokio čia dvaro? Buvo, aš neturiu dabar, buvo toks QR kodas medinis prisiektas, kur nuskanuoja ir bent jau apie fotelio to krėslo tipą ten parašyti, nes jų tipai pasirodo kažkiek būna ten. Okay. Ten tam tikrai istorija, bet nekonkrečiai ne apie šitą. Okay. Nu, fine. Tai va, čia mintis, kad kiekvieno iš šitų atspindi būdą. Asmenybė. Tai pavyzdžiui, Pasalą, Pažilviną. Kodėl Pažilviną yra supamas, kaip senelio? Nesiseno. Nusiramėt, pamiegot, užmėgt. Nesinervuot, ne? Ok, jo. O kodėl šitas ne ten? Nes man atrodo būtų fainai sėdėti prie darbo, va ir taip, va taip. Tai galim perstumdyti dabar. Gera mintis, pabandysiu aš. Nes matau, aukštis lyg ir leidžia. Tik tai gal įlysti bus ryte. Aš labai ir dažnai gerai su kokiais žmonėmis. Jis dar bernytus kokie matysis. Taip. Ir aš tikrai pabandysiu šitą. Nu va, gerai. Kreslas puikus, 10 balų. Va, trofėjai. Turim sunkia keptuvė. Sunkioji numeris 9. Minėta. Taip, va, pažiūrėkit, viskas čia yra parašyta. Linkėjimai nuo Kalambos kolektyvo, keptuvė numeris 9. Bet tikrai sunki. Labai sunki. Aš nesprantu, kas tokius daiktus, čia kur čia naudot tokį, nes ant indukcinės neuždėsi. Kodėl ne? Ar veiktų? Veikia. Aš žinau. Einas, Jeigu nebūtų užklijuota, Monika ir šitą panaudoti. Gerai. Bet daiktas nekabo, nepastatytas, bet padeda. Ne, jis čia pas mane, va. Mūsų gaudės minėtas. Taip. Donatai, galim pademonstruoti. Mamks kelnes.
Gerai, tai čia su juo atsimušė tas kulkas, kurios skrenda? Profesionaliai pykstamės. Taip, taip. Vat, nu, Bet Monika labiau skundėsi gaunanti negu Donata. Taip. Monika netyčia tiesiog. Aha, Ėjau pro šalį. vadinasi. pasitaiko. Okay. Bet retai. Nu čia va irgi norėtųsi, žinai, va taip, kad už tavęs būtų. Gal kažkada čia reiks kokius pakabinimo konstrukcijas. Kabliukus. Gerai, gerai. Nu matau ten pasai Nu, lentyną. čia yra, va, paveikslas yra irgi su istorija ankstesniam ofise, kur vieta, ten toks, žodžiu, pietų vieta, kabakas, nesvarbu koks pavadinimas gal, bet eidavom pietauti. Ir ten kažkaip su bitlais, žodžiu, daug paveikslų, sakykiu, nuotraukų kažkas. Ir kažkaip į vienu metu, kai ten remontavo, susidėjo. Ir kažkaip, ne pietavom, mes vakaro buvom, ne pietų, vakare desertus valgėm. Ir kažkaip sakau, galima man pasimti ant padavėjos, sako, aš pakviesiu savininkį. Ir jis kažkaip labai lengvai davė, sakė, neškis, aš ofisą parėjau. Dar antrą bandžiau prašyti, sakė, ne, gal užteks vieną. Okay. Nu, Okay. Tai čia vieta, kurioje faina būdavo, reiškia, turi dabar... Nu, jo, tenais ofise prasinešiau, tai ir čia jinai nukeliavo. Okay. Čia, va, turiu dėžučių įdomių dar. Oskaras ten stovi kažkoks, kas ten? Jo, čia buvo pas mus... Pernai. Pernai. Kalėdinis. Pas mus buvo pernai... Kaip ten, Monika, papasako, kad ten... Oskarų teikimo vakarėlis. Čia Jo. kalėdinio vakarėlio tema buvo. Hollywoodas buvo. Ai, nu jo, tema, Hollywoodas ir nusipelnę gavo Oskarus, aš žinoma irgi gavau. Už kažkokias tai savybės. Čia yra Most Wanted, tai paieškomas kažkaip. Ofise retai Ai, matomas. visų man buvo taip pat. Nu, kaip čia, prieš kalėdas anksčiau paleidžiam tokią kaip padėkų apklausą, kur darbuotojai vieni kitiems gali už kažką dėkoti. Ir ten kažkaip, kaip ten išrinko. Nu, pagal tai, kiek žmonių už tave prabalsavo. Trys daugiausiai, man atrodo, ar nu kažkas panašus ten gavo, žodžiu. Nes čia dabar, žinai, Oskarą. ar Most Wanted, ar labiausiai ieškomas, ar labiausiai geidžiamas. Aš vis dar Čia nesuprantu iš galim viso. interpretuoti. Čia kaip nori. Aš irgi kažkart pažiūrėjau. Nu čia, va, matai, tai visą laiką muša, bet myli, kaip sakė. Gerai. Pas mus tas veši. Gerai, Muša, reiškia myli. Nu, faina, kad taip. Gerai. Čia dar turiu tokią įdomią, matai, dėžučių kolekciją su ant kiekvienos dėžutės yra data užrašyta. Aha. Tai, pavyzdžiui, šiandien jau panaudota yra, ne, bet rytoj nedarbo diena, pirmadienį ateisiu į darbą, tai darysiu va šitą. Lapkričio 18. O kaip jos čia atsirado? Kas čia yra per istorija? Čia komanda man atėjau į darbą, boso diena. Buvo boso diena. Nu, pas mane komanda tokia kreizė, labai parodyčiau video, ką prigalvodavau. Vienas buvo anam ofise, kabinetas biškai didesnis už šitą, ne, turbūt. Bet jis buvo viena siena, nu kaip šita stiklinė. Tai aš atėjau į ofisą, mano duris užklijuotas ir pilnas kabinetas pripūstų balionų. Sklidinas. Tai kai išleido, nu, ta atrodė nieko, bet kai išleidom iš kabineto, tai buvo visas ofisas. Visas ofisas, Visas literaliai. pilnas grindys. Ir ten kokį mėnesį. Sugalvoja, bet įdomių dalykų, tai čia šiemet gavau, kur ateinu ir atidarau ir kažką randu. Eina savo. Šiandien radau vat, šitą dėlionę, nusiraminimui padėlioti. Okay. Čia ten buvo, vat, kartais vat, kokį nors, pažiūrėjau, rekomendaciją tekstą randu, čia tokį QR kodą, kur buvo vat, dėžutė, tarkim, sudėti origamiai, o čia yra QR kodas, kur aš pats turiu kažką išlankstyti. Wow. Nu tai va, tai kasdieną kažkokia malonį staigmena. Bet čia labiau stebina negu antra pusė, dėl tavęs čia Tai stengiasi. aišku. Čia dėl tavęs taip stengiasi, kad čia wow. Nekelia pavydo sceną Geriau namus, kad komandą tau turėti ten nei žmoną. dovanoju aš. Wow, gerai, Tai jo. gerai. Nu jo, matosi, kad... Čia daugiau dar yra, bet jau čia... Jo, man šitie visi dalykai rodo jo, meilę tau šitų žmonių aplinkui esančių. Gražu. Matai, kai kuri meilė sumušimu. Tai yra kažkokia vis tiek meilės forma. Gerai. Faina, gražu. Keliaujam toliau, einam toliau. Kitur. Taip. Gerai, kur mes čia dabar atsidūrėme? O, akvariumai, ar ne? Akvariumai, čia mūsų ūkininkas. Ir ūkininkas. Kuris augina žuvytes. Labai gražiai kalbėjo žmonės. Taip, labai gerai atsiliepiam. Gerai. Aš girdėjau, kad yra 3 akvariumai. Taip, yra 3. Čia yra 2 pagrindiniai, kur daug žuvyčių ir kuriuos prižiūri mūsų Ilja. O dar yra vienas akvariumas, bet mažiau prižiūrimas, nes Ilja nebeprižiūri to akvariumo. Nežinau kodėl. Okay. Nemano. Yra matyti žuvininkų kažkokios taisyklės, kas ką prižiūri. Ichtiologas, čia mūsų analitika kaip tik veda žuvyčių. Ilja, man įdomu paklausti, nežinau, ar iš karto atsirado akvariumai pas savo darbo vietoje ir čia reikėjo tau laiko, kad pamatytum, jog saugia aplinka tom žuvytėm atsirasčia?
Ne, man įkišo žuvį tiesiog. Tiesiog iki šašų. Teisingai. Kaip čia buvo? Ką Per reiškia? kalėdinį balių įmonė nusprendė man padovanoti žuvį, gaidelį vardu Oskaras. Ok. Ir Jis dar kartu su gyvas? akvariumu, ne, jau nebe, bet akvariumas dar stovi. Ok. Čia tas pats kalėdinis vakarėlis, kur gavom Oskarus, tai Ilja vietoj Oskaro gavo žuvytę, Žuvytę tokiam Oskarą. akvariume mažam. Wow. Taip, tai dabar čia krūva akvariumų. Taip, nes man atrodė, kad tu esi žuvių entuziastas nuo kažkada ten seniausiai ir tiesiog tau čia yra natūralu, tai tu tapai to žuvininku. Taip, jau beveik metai. Jau beveik metai. Ok, bet aš matau, tai šitą pareigą virto kažkaip kaip ir hobį, ar ne? Iš esmės taip. Ok. Geras. Ateina čia turbūt žmonės pasibūt pas tave, pas nusiraminimui, ne? Ateina, taip, beje, už apžiūrą reikia sumokėti. Reikia sumokėti. Gerai, aš paliksiu čia jau tada jums susimokėti, gerai, nes aš... O tai čia antiek šitas visas reikalas išsivystęs, kad net appsus turi šią žuvytę. Taip, va čia yra QR kodas. Taip, pašėri žuvytės gali atsižymėti. Jo, kad nepetšertum žuvyčių. Tai čia bet kas gali ateiti pašert, ar čia yra taisyklės, kas gali? Bet kas gali ateiti pašerti. Bet kas, bet į appsą turi registruotis, kad buvai. Taip. Gerai. Gerai, tu privalau paklausti, kiek nesėkmių, mes apie gaidelį Oskarą jau girdėjom, kad nepavyko jo išlaikyti, ar buvo dar tokių pamokų, iš ko teko pasimokinti? Taip. Buvo. Nelaikyt kitų žuvų su gaidelės. Nelaikyt kitų žuvų. Dėl to ir atsirado antras akvariumas. Ok. Nes buvo pabandyta ir nepavyko. Ok. Nu gerai. Aš dar girdėjau istoriją, kad neseniai važiavus į Turkiją, tu netekai kai ko muitiniai. Galiu įvesti kontekstą? Taip, bet čia labai skaudys. Labai skaudi istorija. Aš turėjau ruletę nuo nežinau kokiu laiku. Dar turbūt mokykloje mokinausi. Eina nusipirko. Taip. Ir tiek daug metrų su ja išmatavau. Ok. Bet kodėl tu ją žaisi? O kodėl tu nesiveži? Ok. Tu prasme, tau nereikia nieko matuoti? Nu, Turkijoje ne. Na, aš girdėjau, kad tave ir matininku vadina, tai, nežinau, žodžiu, ruletę tu turėjai seniai ir tu vežėjai ją, kaip trofėjus yra kažkas, kad talismanas, Aš visada ne? turiu su jom ruletę. Visada turi, nes aš žinau žmonių, kurie prožektorius nešiojasi visą laiką, kad mažų prireiks, tu ruletę turi, kas... Šiaip labai populiarus dalykas, turiu pasakyti. Visiems reikia ruletės. Visiems reikia ruletės. Koks čia atstumas? Ai, va, turiu ruletę, žinai. Tai... Būtent. Gerai. O tai, nežinau, tai tu matuoji iš to, kad tau įdomu, ar iš kur tas poreikis yra pamatuoti dalykus? Nes aš neseniai šią savaitę su savo didžėjim buvau susitikęs apžiūrėti vieną erdvę, tai jisai matavo konkrečiai, ar ta scena tilps, ar ten atstumai geri. Ką tu matuoji? Tai ką galima pamatuoti, Tai ar matuoji. Ta prasme, kaip dažnai kyla ginčai. Kokio čia aukščio stalas, o kokio čia pločio stalas ir 2 metrų, ne, 1,5 metro čia ruletė ištraukti. Žinai, tiksliai. Ta prasme, žmogus. Duomenų analitikas, ne? Faktų žmogus, jis turi žinoti tiksliai. Bravo. Klausykėlė, ačiū, kad priėmė į savo šitą zoologijos sodą malonų. Prašom, nepamirškit Keliaujam toliau. Susimokėsim, būtinai, per appsą, ne? Taip. Gerai, ačiū, keliaujam toliau, ne? Gerai. Sėkmės. Taip, Žilvinai, nu ką, liko dabar čia. Mūsų direktorius su etažerka. Labadiena. Sveiki. Čia mes išgyriau tavo etažerką, žinau. Jo, žmogus net ranką kėlė, aš paprašiau parodyti man 3 vietas jūsų ofise, kurios yra vertos dėmesio didžiai publikai. Pirmų numerį kėlė ranką, sako, žinau, sako šitą etažerką, tai va lentynėlė. Atėjome įvertinti, pažiūrėti, nes aš girdėjau, kad čia yra prikaupta nuo pradžios įmonės dalyko, ne? Ne, čia buvo istorija, kai atsirado etažerka, tą dieną Dovydo nebuvo darbe ir, sakiau, mes kiti kolegos darėm išsivalymo dieną ofise. Aha. Ir visokių istorinių dalykų čia buvom sudėję. Ta pompa, kurią ten matėte, jinai čia irgi gulėjo. Jinai irgi turėjo savo vietą atskirą. Sendaikčių toks Gerai. turgelis. Gerai, taškas, kur sudėta. Tai čia kaip ir atsakomybė jau rūpintis, ar ne? Jo, teks nusipirkti, man atrodo, ir antrą težerką, jeigu taip mes ją jau vadinam. Galbūt netgi ir trečią, nes yra ką kaupti, yra ką dėti. Ok, tai galim į kontekstą įeiti, pažiūrėti, kas ten viduj? Žinoma. Dovydas papasakos, ką kaupia. Ok, tai galim parodyti. Iš tikrųjų, tai kaupiam tam tikrus atributus, arba merčas yra vadinamas, kurio mes labai daug neturim, bet tikimės, kad turėsim vis daugiau. Tai yra kuprinė, yra džemperiukas, kartais, čia šitas irgi. Čia jūsų įmonės dalykai, ne? Gerai. Yra t-shirtai, ne? Nu ir turim tada visi kiti daiktai, ne? Merčio.
Nu ir tada turim visus atributus, iš kur mes būnam nuvažiavę. Nu, pavyzdys. Atminėjimai, wow. Čia dabar kur buvo? Turkija? Čia kur buvo Turkija. Žiūrėkit, kaip atrodo gerai. Geras. Geras. Čia tokių daiktų yra, atskira tokia vieta. Ar visi raftingą beje bandė? Ne visi, bet manau, 12 žmonių bandė mane. Monika buvo? Aš vos nenuskendau per vasaros ta baidarės prasme, ir raftingą ne. siūlai. Tai jai čia streso buvo daugiau, man atrodo, negu visiems kitiems. Gerai, stipru. Nu tai va, tai čia tokius daiktus ir kaupiam iš visų konferencijų, kur mes buvom apsilankę. Tai pavyzdžiui, mūsų, nenoriu sakyti fetišas, bet mes vertinam konferenciją pagal kepurėlės kokybę. O, jūs kepurėlių ekspertai. Jeigu to prasme kepurėlė yra sausau, tai mes sakom, nu tai akivaizdu, kad tai reprezentuoja tą patį renginį. Tai vat galit matyti, kiek jų čia yra. Ir mes įvertinkim tada, ką mes čia turime. Mes galim taip pat parodyti žmonėms. Listint galima. Gerai. Tai va aš laikau numeris 1. Čia yra. Čia jūsų? Jo, čia mes buvome iš Money 2020. Aha. Čia iš Las Vegas. Wow, nes lipdukai nenuimti. Nu, kažkokie. Ar aš galiu ją lies šiaip? Jeigu jau gavau. Pirštinė viskas įmanoma. Jeigu jau gavau. Gerai. Labai paprasta, tokia minimalistinė. Jo, turime čia iš Berlyno. Čia yra iš Beyond renginio. Aha. Čia Donatas atitempė iš UCLA, Las Vegas. Ne Las Vegas, Los Angeles. Šitą labai amerikietiškas Jo, vinėjimas. bet tokia jau tikra, kaip sakyčiau, beisbolo. Aha, šitą jau ir smūgį iš kamuoliuko atlaikytų. Jo, gerai. O dar viena iš Money 2020. Čia jau full capas. Okay. Ir aš nežinau, iš kur šitas buvo, iš kokio kito renginio. Rechargeable. Čia kažkurį tai lietuvišką konferenciją. Aha. Nu, ir mūsų kepuraitė, bet tame visame kontekste kaip jinai atrodo. Tai jinai žiauriai paėjo, bet matom, kad yra vietos, kur pasitempti. Jinai galėtų būti, nu, tokia daugiau galbūt baseball style ar kažkas tokio, bet nevervelės. Tai for consideration. Irgi šiaip minimalistinė, bet matant jūsų kolektyvą, čia yra tiek spalvų ir tiek gyvybės, kad jinai, man atrodo, labai dar nepilnai jūs reprezentuoja. Gerai. Kas yra vertingiausia pas iš toj spintui? Nu, ta klaviatūra pačioje, iš nežinau, iš kurios konferencijos, ne? Gerai, kokia jūsų istorija? Nežinau, čia ta istorija tikriausiai Žilinas, kodėl ją padėjo, čia tikriausiai man kaip atsarginė. Tai čia tai reiškia iš tų sendaikčių original, kas liko patiniai lentynai, ko nepasiekė. Tai ypatingai vertingas daiktas, nes labai susijęs su mūsų istorija. Kažkam darbuotojai nebereikėjo klaviatūros, tai buvo midė. Tiesiog padėti, kad būtų. Gerai. Šiaip tai reikėtų šitą čia padėti, bet kažkaip... Ai va, šitas, Va, mes apie šitą girdėjome. O galima turinį pamatyti, nes mes tik girdėjome apie šitą daiktą. Nu, jeigu liko, žiūrim. Mes jį dažnai netidarom. Jisai buvo dar padarytas. Tai va, galite žiūrėti. Su instrukcija. Pradedant nuo šito. Gerai. Tuos metai nusiskenuojat kodą, ten turėtų būti džiaukai visi susiję tam tikrą tematiką. Ir čia dar yra visas tas ekstra paketas, kuris dar buvo ruošiamas prieš karą, mes dar nežinom, kad bus karas, bet jau ruošiamės. Gerai. Tu jau sudėsis pakito jau nuo originalios. Aš jau matau, kažkas pridėjo, tai atsidariau taip. Matau, ir naudojamas. Tai kas čia įkišo šitų? Šito nemačiau. Čia man net padžiavinai taip. Neįdinu gretelio, nes bijau pamatyti, kas ten dar yra. Gerai, tai mes neiškrausysim. Gerai. Tai turėjo būti galbūt ne tokio turinio, daugiau turėjau tokio, kaip sakant... Arčiau išlikimo buvo. Arčiau išlikimo, dabar supratau, kad visi tie kremukai čia... Aš čia pirmas tik matau kremukus. Čia rekreacija labiau kol kas rekreacija. O čia irgi į tą patį. Boso dienos progą gavau, kadangi su smaližius, tai suprantat, kad ir pagal smaližių ir visas turinys jau. Ar kolegos tokie patys tai užėjai? Nu jo, kolegos irgi negriešė čia užbėgti. Mes ir šito su Donatu, pavyzdžiui, negriešėm, direktoriaus nėra. Nu kaip ne? Net ir su faktų vietėje. Užeinam. Mes Ką šiandien? Mes ten neįdėm. Žiūrėk, aš su juo einu, jis su manim ne. Jo. Bet turinys ten dingsta. Nu, tai matyt jau taip. Garuoja ten visokie dalykai jau. Gerai. Aš manau, kad ir žiūrovai mato, kad šiaip vadovas irgi yra neeilinio kalibro. Visiškai normalus, adekvatus, vidutinių sugebėjimų žmogus. Darbuotojai juokiasi fone. Ir poreikių. Gerai. Nu, fantastika buvo, smagu pamatyti. Ačiū, kad įsileidot. Prašom, Spinta, trofėjai, viską. Teks pasidėti čia ir čia, nes jau Monika, matau, jau žiūri kryvom akim. Jau nužiūrinėja. Aš biškai. Tai ačiū, prašau, dažniau ateikit. Galite ant to relaksacinio krėslo primenu. Šiaip pat irgi, aš norėčiau išbandyti. Jo, nes visi krėsliukai skirtingi. Kodėl jums tokį davė, man įdomu? Man atrodo, jeigu teisingai atsimenu, tai Stepulioninė, architektė / dizainerė, kuri šitą krėslą ir yra suprojektavęs. Okay. Jo, tai this is it.
Bet exactly, jeigu tai palyginti, kaip jautiesi jame, tai vat galiu pasakyti, kaip tu jautiesi jame. Ergonomiškai labai patogus. Viskas yra vietoj. Aš kaip su baldų dizainu turėjęs reikalų, žinok, jo, aš nustebau, nes nežinojau, geras, gražu. Tai buvo, man atrodo, 2 pavadimai Tarybų sąjungos laikais - Cukermaninė ir Stepulioninė. Nu, puikiai. Jo, čia vienas iš tų. Puikiai. Naudojat pagal paskirtį? Kolektyvas, kas naudojat? Aš. Nu, Būna? va, ja, būna. Reikia Būna. atsipalaiduoti. Gerai. Nu, nice. Nu, stipru. Faina. Gerai. Dar sikeli, ačiū. Gerai. Aš manau, einam mes dabar į konferencijų salę ir ten pabaigsim. Da galite, ne? Jo. Man ekskursija labai patiko, žinokit, aš jau turiu pasipasakot. Man labai buvo smagu pamatyti ir apie žuvytės pagaliau daugiau sužinau, nes aš Ilja prieš tai buvau matęs, nelabai mes ten tada pašnekėjom, bet dabar aš tokią ten paskaitą, kol mes nepradėjom filmuoti, praturėjau, tai žodžiu, labai buvo smagu. Ačiū, kad pravedėt ir mums begrįžtant, beje, galim paminėti, jog direktorius išsivežė kavos tirščius. Pagaliau, ar ne, tai jeigu istoriją sekėt, istorija turi ir pabaigą kavos tirščių, jie išvažiavo dirbti savo darbą. Tai vat, noriu paskutinį klausimą užduoti, nes mano patirtis, man čia tikrai labai smagi daralą sutikom ir sako, ar iš to kokį pokalbį turėjot, ar tau norėtųsi būti čia. Man po pirmo ateimo čia jau norėjosi, nes aš jaučiu kokią energetiką žmonių. Ateitis kokia, ką jūs matot, vat, nežinau, žiūrim į priekį, ar ne, nu, vat, ieškot žmonių, nuolat jų ieškot, o vat, šiaip, vat, žiūrit į ateitį, ką jūs ten išvelgiat? Šviesą, nes dabar žmonės irgi labai pesimistiški gan yra, bet aš manau, kad visą laiką yra tos dvi pusės, tai vat, kaip jūs tą matot rytojų? Aš sakyčiau, tikrai šviesų matom, nes mes kaip įmonė grupė turim aiškiai strategiją, kaip mes auksim iki 30 metų. Ir kiek mums žmonių reikės. Ne? Mes šitą vietą gan aiškiai turim apsibrėžę, tai žmonių tikrai reikės. Kažką dar norėjau paminėti ir primiršau. Tai gal Monika, tu tuo metu savo išdėsi, gal tu prisiminsi dar Žilvinai. Vat tu ką? Ne, aš tai tiesiog galiu pritarti Žilvinui, nes mes augam, mes kiekvieną dieną augam ir ne tik į apimtį žmonėm, bet ir savo patirtim. Todėl faktas, kad mums reikės daug žmonių, nes plečiamės. Augam, tobulėjam ir turbūt ir kviečiam kitus tobulėti kartu. Labai gerai. Tai ir mes turim puikiai iš tikrųjų progą kasmet, kaip jeigu tuo metu, sakykime, nėra pas mus atvirų pozicijų, kas metų eigoje visada atsiranda, bet vasarą kiekvieną darom konsultantomis akademiją, kur kviečiam žmonės tiek jaunus, tiek dirbančius kitur, persikvalifikuoti į IT, ne? Tai tokia nemokama akademija, porą mėnesių darom, po akademijos tam tikram kiekiu žmonių pasiūlom prisijungti prie mūsų. Okay. Tai tokia puikiai proga būna per metus. Gerai. Įkvepianti žodžiai, gerai. O šiaip ne, įmonių plėtra mūsų tai neša tik tai tą dalyką, kad kiekvienas žmogus, ką norėtų dirbti IT, turbūt atras mūsų grupiai. Nuo kibernetinės saugos iki programavimo, nuo verslo aplikacijų dėgymo, Microsoft sprendimų ir kažkokių dedikuotų sprendimų, dokumentų valdymo, darbuotojų savitarnų ir panašiai. Tai tikrai visų pozicijų. Ta prasme, jeigu taip žiūrint, ne tik programuotojų, konsultantų, kibernetinės saugos specialistų, pardavimų žmonių, marketingas, tai šitoje vietoje matom labai, kaip pasakyti, eksponentinį augimą. Labai džiugu, nes aš labiau vertinu emociškai atėjęs, aš iš visai atrodo kitos srities, bet man sakau, man čia tikrai pas jūs būti gerai ir matau, kad bendravimas, žmonių akis, jos visai yra, jos tokios kitokios negu kažkur tai kitur būnant. Tai va. Ačiū, kad priėmėt. Ačiū, kad leidot jūs kiekvieną pažinti, jūsų įmonę, šitą nuostabią kultūrą. Sėkmės jums didžiausios ir gal net iki kitų kartų. Ačiū. Viskas. Ačiū. Iki. Ate hibrid. Sėkmės jums. Viskas. Pagaliau galima nustoti šypsotis. Grįžk, Monika, į realybę. Į save. Jo, va. Aš ir kita Monika, aš.